Pradėk pokalbį 5 žodžiais. Aš esu Ernestas, bioenergetikas žmonių skaitytojas. Matau save įdomiai įvairiuose perspektyvose, bet dar savo vidaus neištyrinėjau pilnai. Kur gimėjai ir kokiamis aplinkybėmis? Gimiau Žemaitijoje, bet aplinkybės yra paprastos, Cezario pjūvis, kaip sakoma, jeigu taip konkrečiau, biologiškai. Kaip atsirado mūsų pasaulis? Kaip atsirado mūsų pasaulis, yra įvairių teorijų, bet jeigu praktiškai, tai sukūrė jį Dievas ir Dievo, sakykime, hierarchinė sistema. Kokios yra mūsų visatos galimybės? Neaprėpiamos, nes, sakykime, pagal Akišos kronikas, tai ten viskas yra, pasakysim, praeitis, dabartis ir ateitis. Variantų begalės. Negalima apibrėžti ir negalima neapibrėžti to pačiu. Per kiekvieną dieną vyksta įvairūs procesai ir tie procesai tiesiog arba jie turi procentalę tikimybę, kad tai įvyks, arba ne. O praktiškas koks nors pavyzdys? Praktiškas pavyzdys, sakykime, jūs sugalvojat kažkokį tai, sakykime, norą. Tai jau yra procesas. Pats procesas jau vyksta būtent nuo pačio noro. Energija jau grinai jau yra paduodama į viršutinę aš savo ir tada jinai jau cirkuliuoja. Ir arba įvyksta procesas, arba ne. Aplinkybės dar visą kitą tenais susideda. Daug yra tokių visokių aspektų. Vieniems patinka, pavyksta su pasąmonė sužaisti, pasiekti savo tikslų, kitiems ne. Nuo ko tai priklauso? Vėlgi priklauso, kiek esat pats išdirbęs save. Pats paprasčiausias pavyzdys yra tai, kad, sakykime, jūs esate žmogus, jūs norit kažkokio tai, sakykime, materialaus dalyko. Bet jūsų fizinis, sakysim, kūnas neatlaiko to noro. Automatiškai perina per ligas. Įvairių aspektų būna. Būna nuo depresijos, būna, sakykime, mentalinių lygmenių įvairių sutrikimai, baimės, blokai susidaro ir taip toliau. Nes atsiranda terpė paprasčiausiai. Ir ta terpė tiesiog didėja. Nes jau išeinat iš savęs, norėdama kažko. Jau dažniausiai žmogus nori kažkokio tai noro, ne per save patį, jis nori iš išorės to noro. Tai būna dažniausiai. Tiesa, kas yra duota tau ir nieko daugiau tu negali su to padaryti. Galiu. Ar tu gali peršokti save? Galiu. Teko, bet pasiekmes yra baisios. Tai būtent fiziniai kažkokie sutrikimai, kažkokie, sakykime, depresiniai polinkiai, baimės kažkokios atsiranda ir taip toliau, nes erdvė yra labai plati. Ir toje erdvėje nesame mes vieni patys. Yra ir tenais negatyvių, sakykime, subjektų, yra ir, sakykime, ir teigiamų, kaip sakau, hierarchinės sistemos. Kaip sako, egzistuoja Dievas, egzistuoja ir velnias. Bet velnias yra visai kitokia, sakykime, materija. Energetikos netgi rūšis galima pavadinti taip. Bet jeigu dirbi su savim, gali? Gali, bet, sakau, pasiekmės vis tiek lieka. Vis tiek yra tos ribos. Taip. Kaip atsirado žmogus? Kaip atsirado žmogus? Čia labai sudėtingas klausimas, nes įvairios teorijos sako, kad iš beždžionės, sakykime, atsirado iš energetikos, kaip ir, sakykime, pati Žemės struktūra atsirado. Būtent, sakykime, iš kažkokio, tai, sakykime, sprogimo ir taip toliau. Praktiškai, kaip atsirado visą tai, tai buvo kūrybos procesas. Tai nebuvo, sakykime, kad per dieną, per 2, per 3, kaip sakoma, pavyzdžiui, kaip Biblijoje yra rašoma. Tai visai kitaip viskas vyko. Mano akimi ir iš praktikos, kiek man teko informacijos gauti iš tos erdvės, tai tiesiog paprastas dalykas. Tai, sakykime, yra atsakingi, sakykime, subjektai ir tie subjektai tiesiog užsiima kūrybos procesu tiek teigiamų, tiek neigiamų. Sakykime, atsiranda teigiamas kažkoks bruožas, atsiranda ir neigiamas bruožas. Turi būti balansas ir harmonija visame tame. Jeigu to nebus, tada jau bus chaosas, kas dažniausiai atveju ir vyksta. Pasakykime tokį dalyką kaip pavyzdys. Sakykime, vyras ir vyras, jau prasideda ten santykiai kažkokie ir taip toliau. Tai nėra diskriminacinis pobūdis, tai yra, sakykime, realus faktas, kas vyksta. Iš tos pozicijos, jeigu taip imant. Aišku, galima ir kitokius kažkokius pavyzdžius paimti, bet, faktas lieka faktu. Kas yra mirtis? Kas yra mirtis? Amžinybė. Klausimai, kurie tau kelia nuobodulį? Paprasčiausiai, paprastas klausimas. Žmogus sako, kas man yra blogai, kai ateina į konsultaciją, sakykime. Realiai, ta prasme, žmogus dažniausiai įsigalvoja savo problemą, įtiki ir tada jau ta problema virsta jau, sakykime, realių kažkokių dalykų. Bet jo galvoja dažniausiai po to atsiranda, sakykime, psichosomatiniai simptomai ir taip toliau, ta prasme, žmogui gali sakyti ir taip toliau, ta prasme, kad nieko nėra, bet, faktas lieka faktu, kad jisai jaučia kažkokią simptomiką. Viskas yra nuo mentalinio lygmens, o mentalinis lygmuo yra padalintas į 3 lygius. Vienam lygmeniui galima korekcija kažkokia, tai, sakykime, vienam galima, sakykime,
kenkimas kažkoks, kitam galima teigiami aspektai. Visą tai reikia harmonizuoti, kad nebūtų tokių dalykų. O dabar kaip išsiaiškinti, ar žmogus aklai tiki to, kas jam yra, ar čia iš tikrųjų yra liga? Paprasčiausias dalykas, paprasti klausimai. Jeigu žmogus visą laiką linkęs į negatyvą, visą laiką, sakykime, tiesiog iš savęs jis pats, toks žmogus, sakykime, jau patirtis ir visa kita. Jeigu taip kalbant, sakykime, kažkuriais aspektais. Įsiaiškinti galima labai paprastą dalyką. Sakykime, jeigu žmogui duodi kažkokį daiktą ir įsitikė ir jam pagerėjo, kaip pavyzdys. Būna ir tokių dalykų, žinokit, realiai. Optimistas čia kaip irgi gali lygų iššaukti, ar ne? Jo, galima. Taip, optimistas, tai jam nereikia nieko, jis pats su savim susitvarko, jam net nereikia jokios pagalbos. Jam užtenka pasižiūrėti, sakykime, gražias kažkokias spalvas, palėtai, sakykime, kažkokio tai. Ir jis jau mato teigiamus dalykus, jis jau vizualizuoja, jis jau mato ir iš savęs, jis jau duoda tą paskatą judėti į priekį, kas dažniausiai būna. Ko jūsų niekada neklausia, bet norėtum, kad tavęs paklaustų? Va, žinokit, sudėtingas klausimas, manęs labai daug klausimų klausinėja. Nežinau, gal apie mane patį tiesiog. Nes žmonėms rūpi tik jie patys dažniausiai. Kas kaip specialistas jaučiasi, sakykime, po kažkokių tai aspektų, tai pokalbių įvairių, sakykime, niekam neįdomu. Tai kalbant apie tave, apie ką svajoji? Apie ką konkrečiai? svajoju? Apie ką tu svajoji? O, svajonių kaip šiuo metu ir neturiu, nes mano svajonė buvo būtent į ezoteriką, visą galvą panirti, aš tai ir padariau, pasirinkau būtent šią kryptį. Man nėra leistina turėti šeimos, sakykime, vaikų, moters, nes tai yra sudėtingas procesas. Ir jeigu aš turėsiu kažką, mane patį baus aukštesnės jėgos, kaip sakoma. Nes aš jas tai matau. Pavyzdžiui, pas mane ateina konsultacijai žmonės, jie pradžiai irgi skeptiškai vertina visą situaciją, bet kai pradedu kalbėti apie jų mirusius žmonės ir taip toliau, kokios jom problemos ir taip toliau, net vardais pavardėm, tai apie ką kalba eina. Nes jie patys ateina, kai žmogus ateina pas mane į konsultaciją. Jų nereikia kviesti, jie patys prisistato, kas jie tokie. Net išvaizda viskas matosi. Akivaizdžiai. Jūs kalbėjo apie bausmes, kaip tai ateina į tavo gyvenimą tos bausmės? Bausmės, sakykime, tau duoda kaip išbandymą, sakykime, tiesiog ar tu praeisi ar nepraeisi. Sakykime, duoda tau, ko tu labiausiai kažkada troškai. Nesvarbu, kokiam laikotarpiu, tau duos tai. Ok. Ką tu su to darysi, klausimas iš karto. Jeigu tu teisingai nepasielgsi, tave nubaus dvigubai. Tau atims viską, tai, ką tau davė, ir dar dės, sakysim, kažkokią pamoką, kad tu išmoktum, kad tu daugiau neprašytum to. Tu gimėjai, gyvenai, nieko nesuprasdavai apie ezoteriką, nieko nežinojai. Aš nuo pat gimimo toks. Nuo pat gimimo tai reiškia būtent, kad jau gimiau, sakykime, nuo 3 metų aš jau pradėjau matyti kažkokius objektus. Jau, sakykime, kažkokius šešėlius ir taip toliau, su manim žaisdavo, kalbėdavo. Iš pradžių daugelis nesuprato, kas vyksta, sakykime, galvodavo, kad, kažkokia tai liga. Bet ir vėliau pradėjo tvirtintis, man pasakydavo, kad bus taip ir įvykdavo. Jeigu nepaklausydavau, sakykime, nuo 7-8 metų, tai tada jau, parodydavo, pavyzdžiui, parodo žmogus mirti, kada žmogus miršta. Eini gatvę, pamatai žmogų ir tu žinai, kad jis greit mirs. Ir tai yra neišvengiama. Tai yra nuo Dievo duotybė. Ką su to daryti, dar kol kas nežinau. Bet nebūdavo pas tavęs pašaipų. Ar tu galėdavai drąsiai pažįstams sakyti apie tai, kas vyksta? Iš pradžių bandžiau sakyti, po to ne. Nes tiesiog tai yra sudėtingas kelias. Paprasčiausiai daugelis žmonių nesupras. Po to užblokavo kažkurio metu, tai visą tai iš aukštesnės jėgos, nes pamatė, kad čia nebe taip turi būti. Nes jeigu vaikas sugeba išeiti į erdvę ir jis gali, ta prasme, daryti, ką tik nori toje erdvėje, tai tiesiog tai yra sudėtingas dalykas. Tau pačiam nebuvo baisu tai, kas vyksta? Ne, man buvo įdomu. Jie su manim žaisdavo. Kažkokius, tai sakykime, paduoda vizualą kažkokią, ar ne, ta prasme. Tu matai realiai, ta prasme, jie su tavim žaidžia, su tavim kalbasi, su tavim sveikinasi, tave, sakykime, liečia. Tiesiog tave bando mokinti, ta prasme. Ir tu, sakykime, sutrinki toje vietoje. Pavyzdžiui, sustoji. Atrodo, kad laikas sustotų, jie su tavim kalba. Visi tai žmonės tai mato, kad tu sustoji. Tai automatiškai gaunas kažkokia patyčia ir taip toliau. Jie pamatė visą tai ir užblokavo po to. Po to atblokavo ir vėl prasidėjo visą tai ir dar stipriau. Kas yra charizma? Duotybė. O pats jautiesi charizmatiškas? Aš? Taip. Nežinau,
Masės galiu pritraukti, nežinau iš tos perspektyvos. Ar čia charizma, ar čia kas. Kas yra gėris? Kas yra gėris? Šviesa. Pats esi talentingas žmogus? Aš turiu daug talentų. Turiu. Bet, kaip sakau, turėjau atsisakyti visko, kad galėčiau į to keliu. Kokie tavo talentai? Mano talentai buvo ir muzikiniai, ir, sakykime, buvo reklamų įgarsinimai ir taip toliau. Kažkokie tai, sakykime, tokiais aspektais. Aš turėjau visko atsisakyti visiškai, kad aš galėčiau į to keliu. Man pasirinkimas buvo duotas. Turėjau atsisakyti ir mylimos moters ir taip toliau, kad galėčiau į to keliu. Ar kartais nori būti vaiku? Mes visi esame kartais vaikais. Tai yra paprastas dalykas. Juokas kasdieniai, sakykime, norėjimai kažkokie tai, kad ir pasijuok, kad ir kažką padaryti žaismingo, tai yra iš vidaus. Tai reiškia, kad tu jau sugrįžti į savo vidų ir tu tą informaciją, kuri tau ateina, sakykime, arba automatiškai, arba jinai tiesiog susidaro, sakykime, nuo kitų žmonių, tu ją priimi ir tu pradėjai juoktis ir dar pradėjai žaisti, sakysim, kažkokius dalykus. Pavyzdžiui, žaidžiat, jeigu turit vaikų, ar ne, ta prasme, su vaikais, kaip pavyzdys. Tai va toj vietoj. Čia ir yra vaikiškumas prasideda. Tai ateina čia žmonės ir kai kurie labai ryžtingai pasako, ne, nenorim būti vaikais, jokių būdų, ką jie klysta ar kas čia vyksta. Jie praranda dalį savęs, tai yra išėjimas iš savęs ir palieka terpę reikštis kažkokiems tai parazitams, sakykime, toje erdvėje, kur yra. Vieni tai vadina astralų, kiti vadina eterinių, sakykime, kažkokiu tai, kiti mentalinių, būtent lygmenių. Nu, tų lygmenų yra labai daug. Jeigu pagal egregorą, sakykime, bažnytinį ir taip toliau yra 12. O jeigu, sakykime, be egregoro, sakykime, to bažnytinio, tai yra jų virš 100 ir dar daugiau. Tai tenais yra visa hierarchinė sistema, visa struktūra. Daugelis specialistų traktuoja, kad egregoras yra, sakykime, rūšys energijos, sakykime, kažkoks tai kažkas, tai, sakykime, kaip jie ištraktuoja. Mano požiūriu, tai yra tiesiog energinis subjektas, kuris surenka tą energiją ir jis ją minta. Kas, sakysim, meldžiasi, sakykim, kad ir bažnyčiai, tas atiduoda savo energijos dalį. Tiek ir per krikštus ir taip toliau. Būtent, jeigu taip pavyzdžiais kalbant. Galima ir kitokių pavyzdžių, bet iš esmės taip yra. Tiesiog, jeigu esat labai tikintis žmogus, tikintis per bažnyčią, ne per save, tai toje vietoje ir prasideda visas įdomumas. Pasižiūrėkit, laikui bėgant atsiranda ir psichiniai sutrikimai, atsiranda dar kažkokie fiziniai negalavimai ir jūs dar eina daugiau, kad jums padėtų ta bažnyčia, sakykime. Bet ne pats Dievas per save patį. Pirmiausia, reikia kreiptis į save patį per save, į aukštesnį lygmenį. Tai būtent labai paprasta. Tai turite, sakykime, pamirštas bažnyčias toj vietoj. Tai nesakau, kad tai yra blogai. Tai yra gerai, kas, sakykime, yra tikrai tikintis žmogus, ar ne, ta prasme, jisai tiki iš savęs paties ir eina į bažnyčią, sakykime, tarp žmonių pabūti ir sakyti pasimelsti, nes jam taip patogiau, jam taip geriau ir taip toliau jį tai nuramina ir visa kita. Bet jeigu taip realių dalykų, tai yra blogai, nes atsiranda dar daugiau problemų. Pasižiūrėkit, nusilpsta taip toliau, o po to, kas vyksta. Labai mažai specialistų tai pripažįsta, jie tai žino tą informaciją, bet jie negali apie tai kalbėti. Aš, pavyzdžiui, esu specialistas iš tų, kuris nenaudoja jokių papildomų priemonių. Aš tiesiog matau ir galiu. Ar, pavyzdžiui, žiūri į Aleksandrą kažkokius teigiamus dalykus. Aš matau, kad jei su pilvu kažkas yra blogai. Aš iškart įėjęs pamačiau, iškart su pilvu kažkas yra. Ir biškai žemiau taip slenkau. Informacija tokia. Jinai su mokymais. Kažkas bus ateityje su mokymais. Net gal dabar vyksta. Informacija ateina. Man parodo, knygas kažkas tokio. Jei bus tenais jos kryptis, važiuosi tą vietą. Gal net dabar tai vyksta, aš negaliu konkrečiai pasakyti. Man iš karto parodo tokį dalyką. Nes aš visą gyvenimą mokinaus. Man tėvas prieš mirtį apkabino ir pasakė, tu tik tais mokinkis. Tai va toksai, kaip aš juokauju, savotiškas prakeiksmas, kad aš nuolat turiu kažko mokintis. Tėvas neaukšto ūgio buvo. Paprastas klausimas. Nestovėjo kažkoks. Žmogus. Pačiu pečiu toksai. Neaukštas toks biškis stambokas. Už jūsų grinai atstovi. Man atrodo, kad nežinau dėl ko, bet man toksai, žinai, blokas vyksta, aš noriu apsisaugoti nuo to. Arba, žinai, kam yra problema, aš nebenoriu lysti praeitį. Aš jau tą išgyvenau, man skaudėjo 10 metų ir aš nebenoriu tiesiog. Ne, tai tiesiog aš tik pasakiau. Aš pasakiau, ką aš matau. Prašėt kažkokiu tai realistiškų dalykų, nu tai vat, gavot. Nesu mokslas, jei bus. Konkrečiai tai rodo. Koks buvo tavo mėgstamiausias žaislas vaikystėje?
Turėjau tokią sidabrinę dėžutę. Na, jinai po to kažkaip iš manęs dingo. Aš tenais kreidelės kažkokias dėdavau, atsimenu, bet jinai buvo su simboliais kažkokia, aš dabar tiksliai negaliu pasakyti, jau tiek metų prabėgo. Aš į savo praeitį irgi negrįžtu dažniausiai, nes grįžimas į praeitį tai ir yra, sakykime, jos vėl grąžinimas į ateitį. Taip dažniausiai būna pati energija, taip cirkuliuoja. Užburtas ratas. Ryškus prisiminimas iš vaikystės prieš mokyklą. O ateina tiesiog dviratis. Tiesiog. Gavau dovanų, atsimenu. Tėvų patarimai. Buvo jų labai daug. Klausyti tėvų. Pagrindinis dalykas, patarimas toks buvo. Klausyti, ką sako. Nes aš dažniausiai esu toks žmogus, kuris neklauso kitų nuomonių. Mano nuomonė yra pati svarbiausia. Būtent iš tos perspektyvos, bet dėl to dažniausiai ir kyla įvairi ginčai ir taip toliau. Nu, tai yra normalu. Jeigu tu neklausai, vienas žmogus turi vienokią nuomonę, kitas kitokią. Neatsižvelgi. Pas mane toks charakteris būdavo. Daug panašiai irgi mas tavo nuomonę reikia klausyti kitų nuomonių, ar turi griežtai savo turėti ir viskas? Reikia įvertinti faktus. Jeigu faktai netitinka, tai tada ir neklausai. Ką tau sakė mama apie gėrį ir blogį? O. Labai daug sakė iš tikrųjų. Mano mama, jinai mokė gerų dalykų mane labai, bet pats išmokau ir ganėtinai daug blogų dalykų. Iš įvairios aplinkos, sakykime paprastai. Kad ir aš anksčiau buvau labai pamaldus žmogus, jo į bažnyčią irgi eidavau, kol nepradėjau matyti toj bažnyčiai tam tikrų dalykų, kas ten darosi, iš tų ikonų, sakykime, ir taip toliau. Tenais nieko gero, nes ten tave kaip tik pradėjo, sakykime taip, mane pradėjo tai skatinti, daryti kažkokius, tai sakykime, negatyvus dalykus. Kaip sako, yra kryptis, sakykime, toj magijoje, jeigu taip, ar ne, ta prasme, ten, kur daugelis specialistų traktuoja. Tai va, yra juodoji ir baltoji ir taip toliau, sakykime, ar ne? Tai va, toj vietoje ir prasideda juodi dalykai. Labai sunku atsispirti. Oi, tau duosi visko, ko tu norėsi. Bet vis laiką pasirinkimas yra. Kaip pavyzdys. Paprastas dalykas. Tau reikia, sakykime, kažkokio daikto, ar ne? Kaip pavyzdys. Tu jo labai nori. Tau jį duos visų pasirinkimų. Atsisakyti jo. Jeigu tu neatsisakysi, tu jau duodi leidimus įveikti tavo gyvenime. Tam blogiui. Visada pasirinkimas yra. Visada. Tai, kad tu paprašai žmogus, nori mašinos, Jam duos, dar duos su kaupuotai, bet faktas, kokius leidimus jie iš jūsų gaus su to. Jūs priimsit visą tai. Nenustepkit po to, kad ateina lygos įvairios ir taip toliau. Čia, žinokit, jūs jau atiduodat savo energiją, jūs esate jau maistas tiems, sakysim, padarams, vieni vadina juos demonais, kiti vadina dar kažkuom. Taip. Tai tada išvada nenorėtų namo, mašinos, kaip suprasti? Siekt pačiam, neprašyti nieko. Jūs nežinot, kas jums tai suteiks. Aišku, jūs galite žinoti. Jūs ar mato tai? Jo, jums duos, paprašote Dievo, meldžiate bažnyčią ir taip toliau, kaip daugelis žmonių. Jo, ateis duos. Faktas tas. Pats žmogusgi sukūrė tą bažnyčią. Tai ne Dievas ją pastatė. Dievas visai kitaip yra. Dievas turi lygmenis, kaip sakoma. Dievas kūrė pasaulį. Ir angelai sakykime, prisidėjo prie viso to ir taip toliau. Bet to pačiu ir buvo blogio šaknis. Bet tai irgi yra Dievo rūšis. Atskira ten. Nes tiesiog norisi suprasti, kur yra tikslai. Dabar paprastas dalykas. Kaip sako, vizualizuojat namą. Dieną iš dienos, sakykime, meditacijų pagalba ir taip toliau. Jūs išeinat į erdvę, kaip pavyzdys. Kaip pavyzdys. Pats paprasčiausias. Ką iš to jūs pasiekėt? Gerai, ateina laikas, jūs gavot, sakot, manifestacijos kažkokios man padėjo ir taip toliau. Kaip pavyzdys čia. O kas jums tai padėjo, bet kieno tai energija buvo? Užduodat savo klausimą. Žmogaus mąstymas, pavyzdžiui, jis atėjo, priejo prie tam tikrų išvadų, nuėjo tam tikras instancijas. O jūs galvojat, kad žmogaus mąstymas tie gali? Priklauso, ar tu investuoji į save. Į ką? Į mąstymą savo. Nes tu gali arba su abėcėlė išbūti iki 12 klasės, ar tiesiog žengti aukščiau.
Žiūrėkit, aš jums paprašiau gal pasakysiu. Mąstymas tai yra mentalinis lygmuo. Apsibrėžė per 3 lygmenius, ką aš minėjau prieš tai. Toliau niekur. Niekur. Arba jums kažkas padeda, arba ne. Knygos audio tai irgi pagalba kažkokie seminarai? Nu, priklauso kokia intencija ir kam tas žmogus buvo pavaldus. Kuriai, sakysim, krypčiai. Ar jisai šviesoje yra, ar jis tamsoje savo veiksmais. Nes dažniausiai žmonės to nesuvokia. Tai atsiprašau, aš tik patikrinsiu, žmogus bažnyčioj prašo kažką, tarkim, jis galvoja, kad prašo pas Dievą, bet gali būti, kad ne pas Dievą. Žinoma taip, žinoma taip. Dabar paprastas dalykas, pavyzdys, ar ne? Jeigu žmogus išėjęs iš savęs, sakykim, kažkokiu tai aspektu, paprašiau gal dar paaiškinsiu, tai gaunasi taip. Žmogus kreipiasi į Dievą jau, sakysim, bažnyčioj, bet ne per save patį, jis žodžiais tik tais jau išėjęs iš savęs, sakysim, traktuoja kažkokią tai informaciją. Terpė tai laisva lieka. Į tą terpę bet kas gali įeiti. Ir bet kas gali tai suteikti. Priklauso, kas žmogus, koks jis yra pasaulio raktelis, kaip sakoma. Įvairiai būna, žinokit. Tai tas raktas, kaip mums norėti, tarkim, jeigu mašino ar dar kažkokių materialinių dalykų, kad tai būtų mums saugiai galiausiai. Saugiai, paprastai pasakysiu, patys iš savęs darykit. Neprašykit niekieno pagalbos, niekieno. Nes Dievas to nesuteiks. Ne Dievo paskirtis čia. Kai žmogus gali rinktis, kol jis gali pats pasirinkti ir daryti, tol Dievas neįsikiš. Bet kada jau žmogus jau nebegali pasirinkti ir tikrai yra grėsmė, tada Dievas įsikiša. Ryškus prisiminimas iš mokyklos laikų. Bėgimas iš pamokų. Ar bausdavo už tai tėvai arba mokytojai? Kalbėdavo. Kodėl taip darau? Man patikdavo. Aš nejaučiau savęs mokyklai. Nebuvo pajautimo visiškai. Nes aš tą informaciją iš savęs jau žinojau. Man tai ką sakė, aš žinojau, kad tai klaidina. Tiesiog bando pririšti prie kažkokio, tai sakykim, agregoro vėl. Kai tu nežinai, sakykim, tai informacija nėra nei šviesoje, nei tamsoje, kaip pavyzdys, tada taip, tu gali mokytis. O dažniausiai, kad ir knygos, psichologinės, sakykim, tai tenai pastoviai yra neurolingvistiniai dalykai įkišami. Paskaitykit, šabloninės knygos dažniausiai ir būna. Pasižiūrėkit, autorius, ką jis daro, sakykim. Nesakysim net vardų, pavardžių, bet esmė tame yra taip, kad informacija tą pačią duoda, tik ją perfrazuoja savo žodžiais pateikime. Bet iš esmės struktūra ta pati. Tai vat taip ir yra. Kaip susiklostė tavo gyvenimas po mokyklos ir iki šių dienų? Atsisakiau visko. Visko atsisakiau, kad galėčiau tai kryptim būti, kur dabar esu. Ką tu turėjai po mokyklos? Ir dabar, ko tau reikėjo atsisakyti? Man reikėjo atsisakyti labai daug materialių dalykų, kad galėčiau tai kryptim būti. Sakykime, ezoterikoje. Jeigu taip. Aš esu tarpininkas tarp šio pasaulio ir, kaip sakoma. Materialinių dalykų, tai ar teisinga aš suprantu, ar ne, kad statusas, pinigai, tai kažkaip kenkia žmogui? Taip, kenkia. Kai jų yra per daug. O ką reiškia per daug? Ką reiškia per daug? Jūs turit, sakysim, užtikrintą savo gerovę, galit maistą nusipirkti, galit, sakysim, į save kažkiek, kaip minėjote, investuoti, ar ne? Bet kai jų yra per daug, disbalansas atsiranda. Tada jūs dar daugiau pradedat norėti, bet jau nebežinot, kur tai padėti. Jie tiesiog pas jūs yra. Ta energija kaupėsi. A jinai turi sprogstamą ryšį taip pat. Gali visko netekti. Nereikia per daug niekada. Kiek turit, tiek užtenka. Arba, jeigu turit, investuokit. Paprasčiausias dalykas, kad nebūtų perteklinės informacijos. Nes ją bet kas gali naudotis. Komplimentas moteriams pasauliniu mastu, kad visuomenė... Tobulėkit. Būkit moterį. Ar moteris aukščiausia būtybė pasaulyje? Gal jiems nebėra kur tobulėti? Moteris, jeigu simbiozė sąveika, tai moteris užima aukštesnę vietą negu vyras. Toj vietoje. Bet čia ne feminizmo aspektais. Čia apskritai eina. Taip, nes moteris yra gimdytoja. Informacija saugotoja jinai yra.
Vyras yra informacijos davėjas. Ir negalima taip pat traktuoti, kad vat, moteris yra būtent. Bet iš esmės taip, nes jinai gimdo vaikus. Bet, kaip sakau, jeigu yra simbiozė tarp vyro ir moters, jie jaučia vienas kitą net per atstumą. Jau nereikia ten kažkokių tai dalykų jiems daugiau. Jie jau žino, kas yra blogai, kas yra gerai, žino, kad įvyko kažkoks įvykis ar dar kažkas. Tai yra simbiozė, tai yra tobulas ryšys, tai yra dieviškasis pradas vadinamas. Nes Dievas taip sukūrė. Aleksandra, jautiesi tobulą? Tobulėti visada yra kur. Ne. O kur jūs norite tobulėti? Kaip mama, kaip draugė, kaip darbuotoja. Man visada norisi eiti kažkur į priekį. Bet jūs visą tai turite ir norite toliau tobulėti. O kodėl nesirinkat naujos krypties kažkokios, kur galėtumėte save visiškai išreikšti? Nes dabar pilnai savęs dar neužpildėt. Pat nes jeigu jūs sako tokius dalykus. Nes niekas neleisti užpildyti, pabandyk pasakyti žodį, iškart kreivai žiūri, nes nesupranta, nepriima. Vat tai, kaip sakau, reikia mylėti save. Toje vietoje nekreip dėmesio, kas sako. Jeigu žmogus nepriima jūsų ar smerkia, tai reiškia žmogaus problema, ne jūsų. Nes jis jau mato tos dalykus. Jeigu jums gerai, tai jūs gerai, jūs darykit viską pagal save. Nebus jokių blokų, nebus jokių sąveikų, sakykime, su kažkokiais tai žmonėm. Tie žmonės patys nuo jūsų atsiribos. Nes jūs jau duodat iš karto apsaugą savo toje vietoje. Jeigu jūs neduosiu to, ta prasme, taip ir tęsis. Ir dar blogiau būna, dar prasideda apkalbos, prasideda, sakykime, linkėjimai, blogų dalykų ir taip toliau. Pats žmogus gali tą sukontroliuoti. Bet kai jau yra peržengtos ribos, sakykime, kada jau žmogui kenkiama visiškai, tai būtent energetiškai, sakysim, linkim blogo, sakykim, ir taip toliau, ir žmogui nutinka blogi dalykai, ar ne? Tai toj vietoj jau yra pavėluotas dalykas. Galima ištaisyti, bet reikia jau kreiptis pas specialistus. Labai mažai Lietuvos mastu yra gerų specialistų. Tie, kurie mato. Tiesiog jie mato. Jiems nereikia jokių papildomų priemonių. Jokių ritualų, nieko jiems nereikia. Jie tiesiog mato iš savęs ir jie gali padėti. Vienetai Lietuvos mastu tokių yra. Tik pas šitus. Jūs tik ateisit, jie pasakys viską apie jūs, kas blogai, kur, kada ir kaip. Nereikia jokių kortų, nieko. Visiškai. Nesakau, kad įrankiai papildomi yra blogai. Nesakau to, bet iš esmės tikras specialistas ir yra tame, kad jiem nereikia nieko. Jis tiesiog iš savęs toks. Taip. Ar reikia motyvuoti iš žmogų? Žmogus, kol turi rankas, kojas, protas veikiantis, jis turi priimti už save sprendimus. Niekas už jį nepriims tų sprendimų, jeigu jau taip kalbam. Bet jeigu taip, jo, galima pasakyti gražų žodį. Nuo to nebus blogiau. Kartais padeda tas žodis? Tas žodis ne visada, bet žmogus jį įsimena, kad vis dėlto kažkas norėjo padėti. Ir jis dėl tų žodžių stengiasi po kažkurio laiko jau prisiminęs tos žodžius eiti į priekį. Nes tai gali būti jam pati didžiausia paskata. Taip pat ir blogas žodis gali būti, sakykime, priešingas variantas. Jeigu neprašo pagalbos, nesikišk, nelysk, nepadėk. Ar pritari? Ne, nepritariu. Negalima taip. Aš esu Dievo žmogus šio žemėje, paprasčiausiai pasakysiu, mano duotybė yra būtent su Dievu surišta. Ir tai, ką tai reiškia? Nesvarbu, jokiais pinigais to nepapirksi. Tu gali ir nemokamai žmogui padėti. Tas jokio skirtumo nėra. Čia nematerialioji forma, čia kitas lygmuo visai. Sakysim taip paprastai, matai, kad žmogui blogai, tu gali prieiti prie jo, ištraukti tą blogį, kaip pavyzdys, ar ne? Gali jį, sakysim, paskirstyti po visą kūną, sakysim, kad ir už rankos paimti, pradaryti kanalus, kad išeitų tą informaciją lauk. Jam paliks geriau. Pavyzdžiui, tau teko susidurti su alkoholikais? Taip. Kaip tu žiūri į tai? Tai problema tau ar ne? Pasekmė. Pasekmė. Ko? Veiksmų savo. Jų, sakysim taip, gal paprašiau, jų veiksmų pasekmė. Veiksmų gerti ar elgesys, kuris buvo iki to, dėl ko pradėjo gerti? Visiškai ne. Visiškai ne. Veiksmai, tai būtent. Jų elgesys, gal labiau taip pasakysim, su kitais žmonėm. Ir jiems, kaip sakau, pamoka kerta. Tai. Jis gauna tai, priklausomybę. Išsivaduok. Tu darai taip, kad arba žmogus savinasi žmogų, ar ne? Jis gaus tai. Jis gaus dar kitais dalykais. Kiekvienam įvairiai, pagal kiekvieno nuopelnus.
būtent kitam žmogui. Nes niekas negali žmogaus teisti. Niekas negali jo valdyti, suvaržyti. Jeigu tai atsitinka, nenustebkit, kad tam žmogui atsitiks blogai. Taip negalima daryti iš viso. Jeigu tai prasideda tokie dalykai, tai ten iš viršaus, kaip sakau, chebrytė žiūri, jie mato daug dalykų. O alkoholizmas tai nėra silpnybė, kad žmogus nemoka susidoroti su savo emocijom? Čia psichologai taip teigia. Aš tai su psichologija nieko bendro neturiu. Aš sakau, kaip yra, kiekvieno nuomonė yra skirtinga, aš kaip matau, taip matau. Ir kiekvienas, kaip sakau, yra savo srities specialistas. Jisai vienaip mato, kitaip, vienaip gali padėti, kitaip. Kartais priklausomybės atsiranda ir netikėtai. Atsiranda. Būnant su tokiais žmonėms, kuriems jau yra atsiųstos tos pamokos išmokti. Pavyzdžiui, žmogus, kuris turi laisvą valią, jis nesupranta, kas ta laisva valia rinktis. Jisai veiks taip, kaip veikia aplinka. Bet jis nėra čia kaltas toj vietoj. Visiškai. Tai tiesiog baudimas. Ir tie žmonės, kurie atvedė jį į tai, jie dar daugiau atsakys už tai. Nesvarbu kur. Dabar, vėliau, bet jie atsakys už tai. Taip negalima daryti. Visiškai. Kas yra likimas? Kas suteikia likimą? Niekas nesuteikia. Yra, sakysim, pradinis taškas. Sakysim, tu gali perlipti per tas ribas, kurias tau davė, sakysim, kažkokią tai esybę, nes žmogus ateina į šį pasaulį jau su esybė šalia, dažniausiu atveju. Kaip sako, vieni vadina tai sielam, artimaisiais ir taip toliau, ar ne? Ta prasme, tai yra aukštesnio lygio subjektai, vedliai. Jeigu vedlys paskiria būtent tapti kažkokiu tai žmogum, kaip sakau, sraigteliu pasaulį, kuris galėtų kažką pasukti ar kažkaip, tai va toje vietoje jis tai pasieks, bet kokią kainą. Jeigu ne, tai tada ta prasme. O tas pasakymas nebūk dievu, nes neturi teisės kištis į kitų žmonių gyvenimą. Likimus, nes kartais tikrai mūsų žodis ar elgesys gali pakeisti likimą žmogaus. Patys žmonės materializuoja tai. Materializuoja, suteikia galios tam. O jeigu žmogus nesuteiktų tam galios, pasižiūrėkit, koks yra įtikėjimas į tokius paprastus dalykus. Nes vienam gali sakyti, tą tiesą jis nepriims tos tiesos. Ne, tai jo tiesa yra jo tiesa, tai tos tiesos nereikia keisti. Reikia priimti tiesiog žmogų, koks jis yra. Kitam žmogui, jeigu pasakysi tą tiesą arba bandysi atidaryti akis, jis ją priims, o kitas ne. Nu, nepriims, kodėl? Nes nenori, nes patogu gyventi taip, kaip yra. Jis sakys, aš tavęs neprašiau pagalbos. Nu taip, jie dažniausiai gali atsakyti. Paprastas dalykas, paimkim benamius. Jiems sakai, tu turi rankas, kojas gali padėti. Sakysim, pakilti pats savo padėti ir taip toliau, ar ne? Jie nenori. O kodėl nenori? Nes jiems atrodo tuo metu per sunku, bet jie viduj nori. Ir aš nesu vienas sukalbėjęs. Aš jiems netgi padedu, sakykime, kažkuria forma, jeigu reikia pagalbos jiems. Tai jie pasako, mes norim, bet mes nebežinom kaip. Nebežinom kaip. Nereikia nei vieno žmogaus teis, nereikia teis. Reikia pirmą išvelgti, kodėl jis taip sako. Jeigu žmogus pasako tą dalyką, kad, vat, pavyzdžiui, jam ten tas anas kaip blogai, sakykime, ne, aš čia nebenoriu, man taip gerai ir taip toliau, ar ne, ko tu kišiesi į mano gyvenimą ir taip toliau, ar ne. Tai toj vietoj reikia išvelgti, kodėl jis taip sako. Gal jis viduj visai priešingai sako. Gal tiesiog jisai nori tos pagalbos, bet ta pagalba jam per sunkiai bus paprasčiausiai. Iš savęs pačio eiti priekį. Nes jau yra apauginti dalykai. Jis daugiau nebemato nieko. Tiesiog ir biologinių veiksnių taip pat bukėja smegenės, neuroninės jungtis žūna ir taip toliau, nuo alkoholio ir taip toliau. Ar nuo kažkokių kitokių, tai sakykime, dalykų. Čia reikia išvelgti visus tos dalykus. Jeigu tai neišvelgi, tai tada, ta prasme, tu negali net kišti rankų, net sakyti jokio žodžio jam. Jeigu tu pasakysi kažką, tu gali dar daugiau pakenkti, nors atrodys, kad tai yra gerai. Jis dar gali daugiau pradėti gerti, ar dar kažką daryti. Su savim būtent, save žaloti. Tai taip yra.
Kartais žmogus sako vieną, bet iš tikrųjų, ta prasme, yra kitaip. Tingi nenori. Taip. Nėra motivacijos. Bet gali kalbėti daug. Ne, tai gerai, jis gali sakyti, man yra viskas gerai, šypsotis į akis žiūrint ir taip toliau, o viduje jis jau pragarą praeina, kaip sakoma. Jeigu taip paprasčiau. Taip, arba gali sakyti atvirkščiai, aš noriu ten 5 ryto keltis, aš noriu keisti gyvenimą, discipliną, visą kitą, bet iš tikrųjų viduje jis nevelnio to nenori. Gal ir nori, bet paprasčiausiai jis yra sužlugęs iš savęs pačio. Tiesiog jis jaučia tą jausmą blogą. Pirmiausia, reikia tą jausmą šalinti. Dažniausiai žmonės traktuoja, kad tai yra depresija, dar kažkokia liga ir taip toliau. Aš pasakysiu taip, tai yra kažkoks lūžis, kažkas, sakysime, energetinis kanalas, kažkoks atjungtas, jam informacijos jau nebeteina viskas, jis nebežino, ką daryti. Prieš tai jis atsimena savo praeitį, kad jam ten buvo gerai ir taip toliau. Juk ne visada žmogui būna blogai. Man iš to mūsų pokalbio kyla dar toksai klausimas. O kaip žinot, va, tas ribas, ne, kas yra normalu, kas ne? Pavyzdžiui, provincijoje išgerti taurelę, kaip ir, man atrodo, normalu, ne? O kitam žmogui kilęs, kuris iš kitos aplinkos, jam atrodytų tai alkoholizmas jau. Tai va, iš kur mums žinot, kas yra teisinga? Teisingiausia yra tai tiesiog stebėti. Ir tada jau labai daug dalykų pasimato. Dažniausiai žmonės, sakykime, jie galvoja, išgėrimas nieko blogo. Dažnu atveju taip ir būna, ar ne, ta prasme, jeigu saikingas dalykas ir taip toliau. Aš pats tai negerintis asmuo visiškai, bet aš labai daug matęs tokių žmonių ir, sakykime, ateina į konsultaciją, nori, kad užkoduočiau juos ir taip toliau, kas dažnu atveju nepavyksta, nes tiesiog tu pamatai, kad žmogui atjungti kanalai, meridianą ir taip toliau. Tai būtent, ką tai reiškia. Meridianas yra, sakykime, informacinis tinklas, visas. Atjungi vieną meridianą, sakykime, širdies meridianą, jeigu atjungi, žmogus gali mirti. Pavyzdžiui, atjungi kažkokią, tai, sakykime, organo meridianą, gali organas atsisakyti ir taip toliau. Pavyzdžiui, jam atjungtas yra, sakykime, meridianas, sakysime, su klausa. Jisai girdi, viskas ok, ten jam funkcija atlieka visą tai, bet jis nepagauna tos informacijos, jų nebegirdi, kas eina. Jeigu taip jau plačiau biškai. Tai va tai būna įvairiai. Reikia žiūrėti kiekvieną žmogų individualiai, sakysim, ir jeigu dabar imant tą psichologinę prizmę, vat, kaip mes ir minėjome, ar ne prieš tai, tai paprasčiausias dalykas yra tai, kad standartai. Patys žmonės savo susikūrė standartus, kas yra normalu ir kas yra ne. Tai vėlgi, ta prasme, miesto žmogui gali atrodyti, kad taurelė vyno ne vakarė yra normalu atsipalaidavimui. Tai čia jo pasirinkimas, jis pats renkasi toj vietoj. Niekas kitas už jį nepasirinks. Jis mokėjimas priimti žmogų, tai, jo standartus. Tai būtent, nereikia teisti žmogaus, kas visuomeniai dabar vyksta. Sako, tu tą padarai, tu tą padarai, tą padarai. Nereikia teisti, reikia tiesiog priimti žmogų toks, koks jis yra. Jeigu žmogus nepriima žmogaus toks, koks yra, tai jisai ir matys visą laiką tokius dalykus baisius. Paprasti dalykai - priėmimas ir atleidimas savo už teisimą. Nes, kad žmogus, sakykime, vėl grįžim prie tos minties, teisė, ar ne? Sakysim, kiekvienu kartu. Tu tą padarai blogai, tu toks, anoks ir taip toliau. Tai va, toj vietoj reikia paprasčiausiai priimti žmogų, koks jis yra. Ir be jokio teisimo. Tada tau jau eina pliusas iš aukščiau, kaip sakau. Nes jeigu tu tai padarai, tai tada tu užsidedi savo, kaip sakau, tą varnelę, ar ne, arba tą pliusiuką. Tau jau tenais duos gerus dalykus, gerą energiją, sakykime taip, jeigu taip kalbant paprasčiau. O jeigu tu toliau tai darysi, nors tu tai suvoki jau, tai gausi atvirkštinę reakciją. Ar galima Bibliją remtis kaip istorinių šaltinių? Kiek man teko susidurti su tom, 15% yra tiesos, 20% yra abejotinai, toliau negaliu komentuoti. Nes erdvėje visai kitaip viskas matosi. Negaliu aš pasakyti, kad tai yra, sakykime, realus faktas. Negaliu pasakyti, negaliu ir užginčyti, kad tai yra nerealus faktas. Vėlgi čia prieš stovi. Ką aš galiu procentaliai tik pasakyti, kiek man teko susidurti. Aš ten nenoriu gilintis, nes, kaip sakau, religija yra gilus miškas. Kiekvienas supranta tai savaip, supranta ir Dievas savaip ir taip toliau, kaip pavyzdys.
Suprantu, sakysim, ir tas maldas visai kitaip ir taip toliau. Kitas tik meldžiasi, sakysim, neperjausdamas to proceso, tiesiog žodžiais apsisukęs vėl išėjęs į gatvę tą patį daro, jeigu galvojame apie bažnyčias. Nu tai, ta prasme. Tu paminėjai, kad alkoholio nevartoja. Taip, teisingai. Bet esi rūkantis žmogus. Taip, rūkau. Nužemina mane. Nužemina. Grįžtu į žmogaus prizmę. Turiu už kažko laikytis. Nes visiškai į kosmosą galiu iškristi. Visiškai į kosmosą galiu išskristi, taip pasakysim. Nes jeigu aš visada būsiu erdvėj, kas dažniausiai mane laiko tenais, tai būtent ta visa energija, tas visas matymas ir taip toliau. Aš einant gatvėje matau, kad yra su žmogum blogai. Aš parūkau, aš vėl grįžtu ir aš vėl einu. Ateina vėl tarpas, vėl aš einu tą erdvę ir vėl. Turi turėti kažkokią tai atramos tašką. Nu, tarkim, jeigu tu nesinuodysi, ar nebus tau teigiamai, kad tu dar labiau pažengsi savo tos galimybės? Matai, kas yra paprastas dalykas. Man patinka rūkyti. Man patinka. Išvartykim, Ernestai, kitaip. Tarkim, pavadinkim cigaretės taboką nuodai ir tu sakai, tau patinka nuodytis. Ar taip irgi negalim išvartyti? Čia ne tas pats. Paprašiau, pakeisim tada biškai, kitaip pasakykim tada, ne? Rūkimas man suteikia, sakysim, stabilumą. Priminimą, kad dar aš esu žmogus. Ne kažkokia siela, ne kažkoks, tai sakykim, dvasinis sutvėrimas. Aš esu žmogus kūnu. Man tai padeda. Kiekvienas supranta tai skirtingai. Aš matau tame esmę, kad aš galiu tai daryti, nevaržomai tai yra mano pasirinkimas toj vietoj, dėl rūkimų. Na, daugiau aš kažkokiu tai nevartoju dalykų, nes man tai nėra aktualu. Kažkokia blogybė turi būti, kad būtų balansas tarp gėrio ir blogio. Visiškai geras tu negali būti kūnu, nes jau tu su savo gimimu esi blogas. Nuodėmė, būtent jeigu, sakykime, tais motyvais. Tai pritari, kad pasaulyje blogio ir gėrio per pus, 50-50? Gal net dabar daugiau. Ko? Blogio. Nes dabar teismas jau vyksta. Būtent žmonės žmogų teisė, kaip pavyzdys. Anksčiau taip neteisdavo, dabar jau teisė pastoviai. Sakysim, išaukština kažkokias tai priklausomybės, sakykim, seksui priklausomybė, pornografijai, sakykim, dar kažkokiais tai dalykais. Taip yra. Ir kuo daugiau žengiam į priekį, tuo daugiau atsiranda to blogio pasaulyje. Vieni tai mato perspektyvę, sakysim, iš verslo pusės, perspektyvą mato iš verslo pusės, ar ne? A kiti tiesiog to naudojasi ir nekreipia dėmesio tai. Kokiu dar žinai būdu įsižeminti? Įsižeminti? Pats pagrindinis dalykas, aš manau, ir pats esu bandęs, tai būtent šaltam vandenį stovėti, būtent nesvarbu kurio laiku. Vanduo laidininkas. O žemė, žemdirbystė, teko irgi susidurti, stovėjimas ant žemės, tai nei žemė. Matot, kas yra, ta prasme, tada jau turi laikyti 2 akmenis rankose. Nes turi gauti, sakysim, prizmę tokia, kaip trikampinė. Tai galva, tai būtent į viršų, tai yra būtent akis, irgi į viršų turi būti rankose. Po akmenį, nesvarbu, kokį mažas, didelis, jokio skirtumo, ir tada stovi. Stovi, tada jau, ta prasme, tu turi pajausti. Būtent iš kurios pusės, kur sunkiau, kur lengviau ir taip toliau, sakykim, tik ir su kojom ir apskritai. Ar žmogus yra Dievas? Turi ryšį su Dievu. Būtent per save patį. Jį atrasti yra labai sunku. Turi būti labai daug patirčių, teigiamų ir neigiamų, kad išgrynintum tą ryšį iš savęs pačio. Tada supranti, kad tau nereikalingos yra bažnyčios, tu jau esi pats tiesiogiai su Dievu susietas. Bet tai yra patirtis. Be patirčių nepasieksi to. Atsiranda tada tokių žmonių, o jie paklauso ten apie tą Dievą, dar kažką ir pasako, ir paklauso tada. Iš kur tas Dievas atėjo? Kur jis išėjo? Paprastas dalykas. O dabar, jeigu tai paprastesniais pavyzdžiais, jeigu Dievo nebūtų, mes visi būtumėm blogi, mes nepriimtumėm gerų sprendimų, sakykime.
Paprastas dalykas. Dievas yra visuma. Tai, ką jūs dabar šiandien visi mato. Paprastas dalykas. Tai nėra iš kažkieno kito, tai yra iš Dievo. Ir Dievas tai sukūrė su savo hierarchinė sistema. Ir ten tada jau prasidėjo kiti kūrybos procesai ir taip toliau. Pats žmogus po to pradėjo kurti. Ir žmogus negali save sudievinti. Tai yra jau nuodėmė puikybė, jeigu taip kalbant. Tai naglesni žmonės patikslins, neatsakėjai klausimą. Tai jis, Dievas, ateina iš kažkur, ar išeina kažkur, apie tai mes klausim. Ar čia neteisingai paklaustas klausimas? Dievas tiesiog yra. O tu pajausk savo vidum Dievą. Gali? Aš jaučiu, kad jis niekur neina, jis yra, ne? Tiesiog. To turi užtekti. Kokiu Dievu tikėjo Jėzus Kristus? Kokiu Dievu tikėjo Jėzus Kristus? O kas buvo Jėzus Kristus? O kas buvo jūsų nuomonė? Kas jis buvo jūsų nuomonė? Aš tik žinau, kad jis aprašytas yra O tai, knygose kitų žmonių. O tai, kas aprašyta, ar dažnai yra tikra? Ar fantazijos? Tai vat nuo tai ir pradėkit. Arba jūs tai tikit, arba netikit. O kas jis buvo ir kuom tikėjo, čia jau kiekvienas žmogus turi atsakyti iš savęs pačio, pajautęs tą ryšį su Dievu tiesiogiai. Tai būtent iš savo vidaus, nepaliekant erdvės reikštis kažkokiem blogiem dalykam. Kas yra angelas ir kur jis visą laiką skraido? O tai jūs tikit paveikslais kažkokiais, kad angelai turi sparnus? O mums tai pasakoja tie protingesni žmonės, kurie apsiskaitė, labiau supranta apie religiją, jie apie angelus mums kalba, kad jie skraido, o kam, kur, kodėl, kam tie sparnai. O čia gal žmonės filmų prisižiūrėjo ar kaip? Angelai tai yra būtent tos esybės, tie, sakykime, išėję jau sutvėrimai, tik aukštesnio ligmens. Tai Dievas jiems paskyrė tą būti saugoti žmogų nuo blogų kažkokių tai įvykių, kai, sakykime, man sako kažkas, vat praneša, kad kažkas bus blogai, aš jaučiu, sako. Tai vat būtent tas angelas, tai ką vadina žmonės ir praneša. Nereikia būtent į religinius dalykus ar teologinius aspektus gilintis čia, nes čia yra tankus miškas. Katalikai gali sakyti, kad angelas yra, sakykime, su sparnais, o tas, kuris mato, gali sakyti, kad tai yra paprasta esybė. Nu, gal nepaprasta, kito ligmens ir taip toliau. Čia kiekvienas savaip supranta. Koks skirtumas tarp dvasios ir sielos? Dvasios ir sielos. O galit patikslinti klausimą, kas jums yra dvasia? Bet suprasčiau, kaip atsakyti jums. Jeigu fizinių lygmenių dvasia, kas yra? Tai yra būtent žmogaus kūnas sąveikoje su dvasia. Nu ir sakykime, ar siela, kaip ten sakoma, arba atvirkščiai. Viskas tas pats gali būti. Bet ir, kaip sakau, galima tai pasverti ir kaip atskirus subjektus ir taip toliau. Bet kaip sakau, nu, ta prasme, kaip ir kūną dalink nuo sielos. Viskas tas pats. Kol tu esi, sakysim, savo kūne, tol gali sakyti dvasia. O čia aš turiu dvasią. Sako, daryti gerus dalykus, blogus dalykus. Aš turiu, sakykim, kažkokias dar, sakykim, savybės. Tai yra dvasiniai dalykai, nu, toje vietoje. Jeigu jau kalbam apie tokius dalykus. Bet jeigu mes kalbam, sakykim, tai bendrai, tai dvasia ir siela yra viskas tas pats. Tik tas interpretacijos skiriasi jau. Kaip mąstome, taip ir gyvename. O iš kur tą energiją paimat mąstymui? Vat paprastas klausimas, vat visuomenė irgi. Paprastai aš pasakysiu. Tai, kad kaip mąstot, taip ir gyvenate, ne? Tai yra laisva valia kažkuria forma. Rinktis. Ar gerai, ar blogai. Sprendimai ir visa kita. Galima ir plačiau atsakyti, bet ar reikėtų? Nežinau. Manau, išsamus atsakymas. Galima sakyti, kad genetika valdo žmogaus gyvenimą. Fizinių kūnų taip. Tik fizinių. O visi talentai, gabumai, elgesys. Tai jau paskirimas. Iš aukščiau arba žemiau. Kaip mąstome, taip ir gyvename. Tai kartais žmogus tiesiog nežino, iš kur jis pasiema tą energiją mąstymą. Ji gali būti bloga, gali būti gera. Žinoma. O jūs pamėginkite užsirašyti savo mintis kokius 2 mėnesius. Vat tiesiog ateina mintis kokią nors teigiamą, neigiamą. Užsirašykit, pasižiūrėkit, pasiekit. Paprastas, vat jums išbandymas.
Ir jūs pamatysit, kuo daugiau bus teigiamų dalykų ar blogų dalykų. Nesvarbu, kokia mintis, atsikeliat ryte pirmą mintis. Užsirašykit ir pamatysit patys. Jeigu mintis teigiama žmogui, tarkim, tai neišvelniu tada gauta. Ar Tas velnės vėlgi yra, kaip sakau, subtilus dalykas, tai yra energijos rūšis. Kaip sakau, taip pat yra dievybė, sakykime, kas dažniausiai žmonės ją išaukština ir taip toliau. Tiesiog, sakysim, paprastai. Tai yra viskas labai paprasta. Tiesiog. Aš neturiu kaip kitaip pasakyti, gal, ta prasme, jūs manęs net nesuprasit, jeigu aš pradėsiu kalbėti dar kitaip, aukštesnės, sakysim, iš aukštesnio ligmens. Tai būtent jeigu aš jau vėl įeinu į erdvę ir vėl, ta prasme, kitaip pasakysiu. Tiesioginė informacija. Aš bandau kalbėti tai, kad kiekvienas žmogus suprastų. Nes, ta prasme, jeigu aš pradedu kalbėti, sakysim, kiti žmonės gali net nesupras, galvos, kas čia per kosmonautas, tiesiai šviesiai. Taip yragi. Kosmosas, visata, viskas. Tas dalykas neturi jokių taisyklių, jam nėra nei gera, nei bloga, nei teisingai, nei neteisingai, čia tik veikia žmonių pasauliai. Žmonės tai prigalvoja. Oi, čia gerai, čia teisingai, o ne, o čia blogai. Bet kosmosas taip negyvena pagal tokius. Dabar žiūrėkit. Jūs bandėte esat medituoti? Taip. Jūs bandžius, ar ne? Tai paprastas dalykas, į jūs aš kreipiuos tada. Jūs einate į erdvę. Tai yra kažkieno namai, taip pat kaip ir jūsų namai yra jūsų namai. Jūsų namuose galioja vienos taisyklės, jūsų sukurtos, ar ne? O erdvėje galioja kitos. Tai būtent kosmoso platybėse irgi yra taisyklės. Ir jeigu jas peržengsi, kas bus atsakomasis ryšys, nebūtinai teigiamas. O čia labai tiksliai pasakyta, bus ryšys kažkoks, bet tai nereiškia, kad jis blogas ar geras. Nes priklauso, kokias tu taisyklės sulaužysi. O ką jūs galvojat, kad viskas taip paprasta? Saulė, jį mūsų nevertina. Jūs žmonės tokie blogi ar geri. Apie tai aš kalbu. O jūs taip tikit, aš kaip suprantu, tai yra jūsų įtikėjimas, ar ne? Tai nėra mano tikėjimas, čia tiesiog gal pavyzdys, kuris turi kažkokią aiškią logiką, kurią galima tikrinti, vertinti. Tai čia žmonės suformavo visus tos dalykus. Patys žmonės. Ne specialistai, patys žmonės tai suformavo. Ir tom tiki. Yra kitaip? Žinoma kitaip, visur yra taisyklės. Tiek ir, sakykime, kaip žmogus sako, yra pomirtinis pasaulis, jeigu taip kalbant paprastąją kalbą, ar ne, ta prasme, kad kiekvienam būtų suprasta. Tenais irgi yra taisyklės. Visur yra taisyklės. O ką jūs galvojate, tenais ne kosmosas? Tenais irgi yra kosmoso dalis. Tai, ką mes vadinam, ką mes matom. Mes matom tai, sakykime, savo akimis fizinę formą mes matom. Taip pat yra ir erdvės forma. Tik pakitusi. Taip pat taisyklės yra. Taisyklės yra, bet jos neturi tos opcijos, funkcijos vertinti gerai ar blogai. Turi? Saulutė, mėnulis, ar jie tą jaučia, kad čia gerai, čia blogai? O kas tai yra? Tai yra palydovai. Sakysim, palydovai, jeigu taip giliau pasižvelgus. O jūs galvojat, kad jie nefunkcionuoja, sakysim, kaip sąmoningi dalykai. Tokiam žmonių masteliai, manau, kad neturi tokie blogai. Ne, tai fizinių lygmenių, tai ką jūs matot, sakysim, kažkokį objektą. Tai faktas, tas objektas sąmonės neturės. Bet jeigu jūs lysit giliau per erdvę, tada jūs pamatysit ir sąmoningus dalykus. Būtent. Ten sąveika taip pat yra, jie atlieka taip pat funkciją. Ne vien tik taip paprastai ten viskas yra. Kaip sakau, čia žmogus nepamatęs to nesupras. Bet tai egzistuoja, tie dalykai. Ir kaip sakau, tas mano, sakykime, matymas, ar ne ta prasme, irgi su to yra labai plačiai susijęs. Bet kaip sakau, reikia pamatyti, kokį kartą ateikit į konsultaciją, aš jums parodysiu, kas yra kaip. Labai paprastai. Pradžioje buvo žodis. Žodis. Tai sąmoningas žodis. Čia vėlgi, matai, toje vietoje buvo žodis. Tai kas yra žodis iš esmės? Kas įeina? Va toje vietoje, kas įeina į žodį? Pavyzdžiui, tari žodį, ar ne, ta prasme, įkvėpimas, iškvėpimas, visi tie, sakykime, dalykai. Čia ne žodis, žiūrėk. Bet tai aš sudėdamasis dalis sakau, be oro, be įkvėpimo, be neiškvėpimo, tu nepasakysi, energija taip pat eina, ar ne? Ir be garso. Tai čia viskas yra tą patį. Taip, bet žiūrėk, kaip skirtingai gaunasi žodis, bet žodis lygus garsui. Žodis tai garsas, tai fizika. Iš esmės taip. Bet tai yra energija. Dar įdomiau sakinys tas skamba. Pradžioje buvo garsas. Bet tai niekas taip nesako, ar ne?
Sako žodis. Taip, Kaip bet minėjai. žodis yra garsas. Na, čia, kaip sakau, žinai, čia jau pas teologus tais klausimais plačiau, jeigu ten... Ne, bet Jei- iš fizikos žiūrėkime. Ne, tai jeigu iš fizikos, tai ką ir sakau, žinai, tas energinis ryšys yra. Dėl to aš ką to ir minėjau, sudėdamosios dalis. Jeigu taip, kad kiekvienas žmogus suprastų būtent tą visą dalyką. Nes kiekvienas žmogus gali nesuprasti tai, ką kalbam mes. Sakysim, jūsų protas yra vienoks, mano protas yra kitoks, teisingai. Sąveika, kaip sakau, informacijai skirtingai mes priimam. Jeigu nieko nebuvo, buvo tas žodis, buvo tas garsas, tai kam jis buvo kalbėtas, šnekėtas? O čia pas tos žmonės ir klausti, jeigu jie užduoda tos klausimus. Protingi klausimai, viskas gerai, bet kaip sakau, čia jau ne mano sritis tai vietoj prasideda. Mano sritis yra būtent kas liečia energetiką, matymus ir taip toliau. Apie minties energijos pagrindus. Mintis nėra žodis, mintis nėra garsas, kažkoks tobulesnis energijos rūšis. Tobulesnė. Kaip ir minėjau prieš tai, pati mintis tai yra iš mentalinio lygmens. Mentalinis lygmuo yra sąmoningas. Tai va toj vietoj. Daugiau nereikia žinoti. Arba lendi pats į erdvę ir aiškinės. Ir tada jau, kaip sakau, pats pasižiūri. Nes, kaip sakau, aš galiu tau kalbėti apie tai labai plačiai, žinai, bet tai užims labai daug laiko. Mes tiek laiko gal net neturim, aš nežinau, kiek mes dar turim laiko ten kalbėti 3 valandas būtent apie tos dalykus, sudėdamosius, sakysim, reiškinius ir taip toliau. Kaip viskas susidaro ir taip toliau. Garsas jau yra pasiekmė. Energija yra viso ko esmė. Pirmiausia, energija prasideda, o po to jau visi kiti reiškiniai. Be energijos tu neišgausi nieko. Kaip ir tu, bet nepasikasytum tos vietos be energijos. Energijos rūšis. Mintis yra viena energijos rūšis, garsas yra kita energijos rūšis. Ir jie truputį vieną pažangesnį už kitą, jeigu taip galima. Tolygus gali netgi būti. Priklauso, iš kurios prizmės žiūrėsim. Ir mūsų pasaulis jis yra materialus, viskas materialu mūsų pasaulyje. Tai, ką matot, ką liečia taip. Pagal mane ir mintis yra materialiai. Ir siela yra Jūs materializuokit tada savo labai didelį namą. Va čia ir dabar galit. Paprastas pavyzdys jums. Čia geras tas pasukimas, bet aš nepasimitu, aš nemanau, kad čia tiesiogiai susiję. Kad čia truputį iš retorikos pusės. Ta prasme, mes kalbam dabar apie retorinius dalykus, į kuriuos net nereikėtų atsakinėti iš tos perspektyvos. Mes konkrečiai galim prieiti prie kažkokio tai, sakykime, aspekto, mes apie jį ir padiskutuosim, dabar mes, kaip sakau, giliam miške ir mes klaidžiam prie vieno, prie kito ir taip toliau. Tai siela gali būti amžina, priklausomai ar jinai tiesiogiai po mirties eina pas Dievą, nes tokią galimybę turi, arba jinai pasirenka būti erdvėj ir maitintis pati, ieškoti energijos. Įvairių dalykų būna. Kaip sakau, jeigu siela neišsimaitina savęs, jinai tampa orbu, arba išsitampa ir pakeičia pavydalus ir taip toliau. Su jau tenais jau nelabai ką ir susišnekėsi. Jeigu į orbą, tai jinai, sakysim, iš tos energijos, kurią jinai turi, jinai gali gyventi, egzistuoti, sakykim, paprasčiau, jeigu taip, kad žmogus suprastų. Aš tai taip netraktuoju, bet, tiesiog, kad žmonės suprastų. Tiesiog, ar viskas pasaulyje materialu? Ne viskas. Tai siela nemateriali. Siela? Taip. Ne. Tiesiog pagal mane materiali ir siela, ir mintis. Kūnas materialus, taip. Bet ir mintis materialios, ir siela materiali, ir viskas yra. O kaip jūs tada suprantat sielą? Galima paklausti. Čia galiu prigribauti, čia geriau nešnekėsiu, bet aš tiesiog norėjau tą mintį. Viskas gerai. Įgarsinti ir sužinoti nuomonę tiesiog. Pagal mane, kad materiali ir mintis, ir siela, bet tu turėdamas tos specifinės žinias, tą matymą, kur kiti žmonės nemato, kaip tu matai. Tai siela, tai yra dvasinis aspektas. Tai yra dvasios kūrinys, sakysim, būtent iš tos aspekto, būtent, sakykim, kūnų, jeigu žvelgiant į visą tai. Jeigu žiūrint, sakysim, per erdvę, tai yra Dievo kūrinys, būtent. Dievybės sutvėrimas toje vietoje. Esmė, pagrindas, iš ko padaryta dvasia, mintis, pagal mane, jie visi yra materialius. Tu taip klausi. Taip. Jeigu ten, kaip tu siūlai visą laiką, jeigu giliau mes domėsimės, tai ten giliau bus materialus pasaulis. Tik mes žmonės jo nesuvokam, nemokam nuskaityti. Tenais tai nėra, iš esmės
jeigu siela, tai siela yra irgi materija, iš esmės. Taip, iš esmės taip, siela yra materija. Jeigu dabar, kaip sakau, supratau klausimą esmę, tai siela yra materija, taip, iš esmės. Dabar galiu pritarti. Kokius kursus baigiai ir per savo gyvenimą ir ką gero jums tai davė? Kursus. Oi. Mokslus. Įvairius, bet tai nieko gero nedavė. Davė, sakysim, aukštesnėjai subjektai nuo Dievo, sakykim, taip labiau, dvasiniai vedliai, sakykim, įvairios esybės. Viso ko esmei, tada aš supratau, kad nereikia toliau lysti į būtent tai, ką žmogus sukūrė pats. Jie informaciją tiesiogiai duoda. Arba tu ją supranti. Tai būtent, sakysim, tobulinti matymą, tobulinti, sakysim, žinias ir visa kita informacija ateina, sakysim, per laiką, plius minus taip. Negalima jos iš karto visos priimti, nes tavo, sakysim, tavo fizinis kūnas gali neatlaikyti tos informacijos. Ta informacija turi po biškį eiti tave. Jeigu tu iš karto gausi, sakysim, kad ir kaip pavyzdys kalorijų bomba, kas gali atsitikti. Širdis gali paprasčiausiai sustrikuoti. Kraujotaka ir taip toliau, kiti aspektai dar ten, virškinimas ir taip toliau. Tai vat grinai viskas taip pat ir eina, tik kita sintezė. Bioenergetika, ką mums reikia apie tai žinoti? Nu ką jūs norit patys sužinoti? Apskritai, kas tai yra? Kas tai yra? Tai yra, sakykim, gyvųjų, sakykim, sutvėrimų, matymas, jautimas, galima net kitaip traktuoti, fiziniai aspektai. Kvantikos dalykai yra irgi tame. Priklauso, kuria kryptim konkrečiai eisi. Jeigu tik vien bioenergetika, tai tu paprasčiausiai gali jau išlavinę save valdyti žmogaus, sakysim, judesius, motoriką. Netgi kitokio lygmens būna. Kontroliuoti gali ir taip toliau. Pašnekovo, ta prasme? Tu gali taip, žinoma. Pakreip, pavyzdžiui, ranką ir taip toliau. Būna įvairių dalykų. Aš pažinojau kadaise tam tikrų bioenergetikų. Bet jie tenais jau ten pažengė labai buvo stipriai, tai jie tenais galėdavo net žmogų pakelti nuo kėdės ir tiesiog vien tik tais nieko nedarant, rankas laikant taip, iš patalpos išvesti ir atgal sugrąžinti po to. Jeigu pats padaro žmogus kažkokį tai nutikimą, sakysim, nusižudo ar ne, kaip pavyzdys, jeigu taip grubiau pasakant. Jisai patenka į kitą erdvę, ten prabūna, kiek jam Dievas ten įsakė prabūti, kad išpirktų ir jis atgal grįžta vėl į žemę. Ir kai grįžta, tada jis grįžta būtent tik iki gimimo. Vat gimsta ir jo nebelieka, kad išbaigtumas būtų. Kad vėl patirtų tai ir kad galėtų vėl įkvėpti, tas, sakysim, gurkšnių oro ar ne, ta prasme, ir tada tiesiog jis išeina. O kiti sako, tai yra abortai, visa kita ir taip toliau. Bet biški sudėtingiau yra. Todėl nereikėtų kaltinti moterims savęs, kurios daro tos dalykus. Būtent. Nes ta siela pasirinko neatsitiktinai. Tai buvo atsiųstas, kad jis tik įkvėptų, kaip jis, arba tik tais atsirastų mažas moters pilve vėl. Tai va taip, ten viskas dėliojasi. Būna kitaip, bet čia vienas iš variantų toks, kad suprastų moteris daugiau. Nes, kaip sakau, labai yra visuomeniai, kad moteris kaltina save, kad, vat, pavyzdžiui, atsitiko taip ir taip. Kad, vat, man skausmas didžiulis ir taip toliau ten, nes aš taip pasielgiau. Arba prarado netyčia dėl streso. Vat kaip pavyzdys, taip. Iš esmės, tai vat sakau, nereikia savęs kaltinti ir teisti. Nes ta siela turėjo tik tais iki tiek daeiti. Ir viskas. Kad jinai pasiektų užbaigtumą. Jinai padarė gerą dalyką. Kad leido iki to momento, kaip pavyzdys. O ten, pavyzdžiui, kas jau nutiko, tai čia jau yra tik tais aplinkybė. Reiškia, taip turėjo atsitikti ir viskas. Karma arba, kaip tu prieš tai minėjai. Dėsningumas. Pliusus dėsningumas, tu tiki apie? Dėsningumu taip, karma ne. Kas yra ta dėsningumas? Dėsningumas panašiai, kaip sako daugelis karma, tik tai jis ten biškis siauriau. Kad sako, ten bumerango dėsnį ir taip toliau. Nu, ta prasme, kaip daugelis žmonių traktuoja, kad tai yra bumerango dėsnis. Pavyzdžiui, tu padarai blogą, tau grįž blogų. Tai žiūrėkit, kiek yra blogų žmonių pasaulyje ir jie blogą daro. Tai va tame ir esmė, tai nieko jiems nenutinka, nes ne taip viskas veikia. Jie tiesiog vykdo paliepimą daryti blogą.
tų jėgų, kas jas kontroliuoja, kas, tą žmogų kontroliuoja, taip pasakysim. Ir viskas. Jie padaro, jie pasidaro taip, kaip reikia, jie tiesiog įkaitai, kaip sakau. Arba tiesiog marionetės. Kas daugelis iš specialistų taip yra. Žmogus Dievo marionetė, vergas. Žmogus turi laisvą valią rinktis. Nėra marionečių. Jeigu imant žemutinį kažkokį, tai sakykime, sutvėrimą, kas dažniausiai traktuojasi taip, kaip iš žemutinio astralo, ar ne? Ta prasme, tenais kita velnio hierarchinė sistema ir taip toliau, tenais yra taip pat demonologija, ten demonai ir taip toliau, ten kaip ten jie viską traktuoja. Tai tada realiai tenais jau yra pavaldumas. Ten jau, ta prasme, jie jau paima žmogų, tiesiog kontroliuoja. Dievas nieko jis nedaro, kol žmogus gali pats pasirinkti. Dievui nereikia daryti kažko. Kodėl Dievui reikia? Žmogus turi rinktis Dievų, ne velnį, kaip sakoma. Jeigu žmogus renkasi būtent blogus dalykus, tai Dievas tiesiog laukia žmogaus, kada ateis vėl žmogus pas Dievą. Tiesiog, Dievui nereikia kištis. O dabar kas atsitiktų, jeigu įsikištų Dievas į kiekvieną žmogaus blogą sprendimą, ar ne, ta prasme? Kas atsitiktų? Tai ar žmogus beturėtų laisvą valią? Atskirti gėrį nuo blogio? Požiūris į evoliucijos teoriją. Neateisiu, nekritikuoju. Įdomu buvo šiek tiek paskaityti, bet nusibodo. Kam ta teorija? Kam? Yra pagristumų kažkokiu, tai sakykime, dalykai, bet toliau ne. Toliau ne mano sritis. Kaip sakau, gilus miškas, nereikia net gilintis. Kas tenai sugalvojat visą tai, bravo. Pagal tave ten gali nebūti tos tiesos. Iš esmės, gal šiek tiek. Yra tiesos? Taip. O toliau ten jau visa kita, jau kaip sakau, pagal aplinkybės. Alkoholis, tabakas, narkotikai neišsprendžia jokio žmogaus problemos. Taip ne? Neišsprendžia. Kokia meno rūšimi domiesi? Įdomi tavo. Muzika man patinka, klasika. Ten labai stipri energetika. Ten bangom viskas. Kaip plauktum, paprašiau pasakysiu, kad žmonės suprastų. Įsijungit, atsipalaiduokit, paklausykit, pamatysit. Jeigu turi dar kokį nors paveikslą, arba kokį, sakykime, per teliką kokį nors užsidėkit paveikslą kaip pavyzdys. Įsijauskit, žiūrėkit ir klausykit, pamatysit labai gražių vaizdų. Kuri būtent kūrinį? Žinok, nėra skirtumo, ten jau lygiai greičiai važiuoja. Pas vieną didesnę, sakykime, energetikos srovė, pas kitą mažesnę. Ir taip toliau ten kaip važiuoja. Dar plius tavo kūno pralaidumas turi būti labai jau toks, kad tu pajaustum visą tai. Bet tai reikia lavinti. Tatuiruotės. Turiu. Tavo nuomonė. Turiu, man patinka. Nesi nei prieš, nei už? Ne, aš turiu pats. Tatuiruotės man orientyras išlaisvinti tam tikrus aspektus. Tiesiog, sakykime, charakterio dalykus, sakysim, dvasinius dalykus, kol esu kūne galiu pasakyti, kad tai yra dvasiniai dalykai. O nėra čia dvasios žala, tatuiruotės? Nemanau. Tai nėra paženklinimas. Man patinka. Tatuiruotė yra fiksuota, o žmogus pastoviai keičiasi, o tatuiruotė neduoda pasikeisti. Tai tu gali tatuiruotę ir pasinaikinti. O ar tai dvasiai turės reikšmės? Abejoju. Nebent tu pasikei išbaigtumą. Tada jau užsifiksuos, varnelė užsidės, kaip sakau, ten jau aukščiau viskas vyksta, kiti procesai. Tai pagal tave tatuiruotės žmogui nekenkia? Nekenkia. Gali padėti, jeigu, sakysim, žmogus ją išlaisvina. Per save būnant savo kūne, tada taip. Kitu atveju, ta prasme, kam darytis, kad gražu, be reikalo. Aleksandra, tu turi tatuiruotės? Ne, norėčiau, bet kažkaip aš neišdrįstu tam. Turi ateiti savaime. Negalima sakyti, žiūrit, pavyzdžiui, kažkur ar ne. Pirmiausiai mintis turi ateiti. Jums nereikia matyti kažkokį vizualą, ta prasme, grožio kažkokį, kaip apie pavydalinimą labiau taip pasakysim. Savaime turi viskas ateiti, o kai savaime ateina, tada jau ir žinai paskirti tos tatuiruotės. Tada jau prasideda kiti mokymai, kaip sakoma. Išlaisvinimas savęs labiau. Dirbtinis intelektas. Kuria kryptim?
Plačiau gal galima biškai orientyrą. Šiai dienai jūsų veikloje jums reikalingas, jums padeda? Ne. Jūsų nuomonė prieš, už? Tai sakykime, jeigu tai apie kažkokią tai kompiuterį, sakykime, kažkokį telefoną kaip pavyzdys, taip, tada padeda. Bet ta prasme galima ir paprastesnių variantų. Didesnės magnetinės bangos, sakykime, nuo tokių dalykų pareina žmogui. Atsiranda sutrikimai, sakykime, įvairūs regėjimo sutrikimai būna, kad netgi, sakykime, skydliaukė pasižeidžia ir taip toliau. Nuo tokių, sakykime, dalykų. Bet, tas nedažnas atvejis, bet taip yra. Ar santuoka būtina šiuolaikiniame pasaulyje? Aš papasakosiu istoriją. Man pačiam tai įvyko. 3 kartus norėjau vesti moterį, skirtingą, sakykime taip, ar ne? Nė kartą nesigavo. Ir tada supratau, kad turiu aš atsisakyti viso to dalyko. Nes man tai yra nelemta, jeigu iš savo perspektyvos kalbant. Tai vat, jokių vaikų, jokios šeimos, visiškai nieko. Turiu likti vienas, kad galėčiau tam užsiiminėti. O kitiems žmonėms, sakysim, santuoka, ką jums tai duoda, sakykim, dvasiškai? Kiekvienas iš savęs žmogus turi atsakyti toje vietoje. Nes jeigu žmogus sakys pagal visuomenės standartus, kad va čia kaip gyventi nesusitokus, taip toliau, tai ar jie bus laimingi nuo to? Kas pas juos viduj pasikeis, kad jie užsidės žiedą ar ne, ta prasme, ir nešios, sakykime, kažkurį laiką, kad ir visą gyvenimą tenai, sakykime, mirties ar ne. Kas pasikeis toje vietoje? Viskas identiškai gal bus taip pat, tik tiesiog simbolika, kad ant rankos žiedas. Kaip padėti vaikui suvokti, kas jis yra? Pasakysim taip, ugdyti jo vidinius jausmus, emocinį foną, kad jis išsireikštų kaip individualus asmuo, nuo pat mažens jau pabiški taip jau ugdyti. Nes jeigu vaikas bus suvaržytas į kažkokius tėvų sukurtus rėmus, tai vaikas greičiausiai, sakysim, paaugęs jau nebenorės viso to, jam reikės kitų dalykų. Jis jau nebeturės to emocinio fono, ką pat, pavyzdžiui, kaimyno vaikas turi kaip pavyzdys, ar ne? Tai individualybė nebus pasireikšta pas jį. Nes jis jau pradės norėti dalykų tų, kurių jis neturi ir taip toliau. Jis turi turėti nuo mažens tą visą emocinį foną sveiką, nesužalotą. O kai atsiranda sužalotumas, tai tada ir prasideda problemos. Sakykime, mokykloje tenais mušasi, keikiasi, ten dar kiti dalykai. Moteris ir vyras, kuo jie skiriasi? Kuom jie skiriasi? Mąstymu pirmiausiai, charakteriais taip pat, fiziniais dalykais. Sakysim, meilės supratimu netgi būna netgi taip. Nes moteris supranta meilę iš 3 krypčių. Kiek teko kalbėtis irgi, tai nesupranta taip tiesiogiai, kad myliu ir viskas. Ten supranta per aplinkui, sako, žinot, taip. Tai va čia ir yra esmė. O vyras tai ką? Vyras taigi supranta tiesiogiai meilę. Myliu reiškia myliu. Ten po to jau apauga kitais dalykais, jeigu kažkas negerai toj meiliai. Arba žalojama ta meilė. Taip yra. Tiesiog suformuota. Iš patirčių, iš viso kito. Kaip išsirinkti žmoną? Rinkausi, sakau, 3 kartus žmoną. Ir bandžiau pagal kitų nuomonės įsirinkti ir taip toliau. Bandžiau dar kažkaip. Neturiu atsakymų toje vietoje, negaliu komentuoti, kaip įsirinkti žmoną. Nes gal turėtų būti, manau, pajautimas tiesiog žmogui. Arba tu jauti jį, arba nejauti. Ir tiesiog, ta prasme, čia ne Petrauka ar kažkas tokio. Tai yra būtent vidinių jautimų iš savęs, sakysim, simbiozės kažkokia tai jau atmaina, ta prasme, kad jau kontaktas yra, ta prasme, tu jau jauti tą žmogų, jo judesius, jo prisilietimus ir taip toliau. Gal tai turėtų būti takot labiau, o ne tik tais, kad norėjimas, geismas ir taip toliau kažkoks tai ten. Dėl ko moteris iš karto tampa nepatraukli tau?
Nėra tokių dalykų, kad nepatraukli. Gali būti moteris, ką nors elgesių žodžiais padarytų, ką nors ir tau viskas stop. Ne. Nes čia vėlgi gaunasi žmogaus teisimas iš karto tai vietai. Nereikia teisti žmogaus. Ta prasme, kad kažkur kažkas netitinka mano standartų. Ar kažkas kažkame tenais. Kad yra, kad, sakykime, gal labiau paprašiau pasakysim, netitinka mano sugalvotų normatyvų, kaip turėtų moteris elgtis, ar ne, ta prasme. Nes kiekvienas, sakykime, žmogus turim kažkokį tai standartą savo galvoj. Ar širdį, sakykime, susiformavę per laiką. Gal iš karto, sakykime, ir taip toliau. Bet esmė ta pati. Tai yra jau būtent netitinka, tada tu jau atšalinės, tai ta prasme ne tavo žmogus, tu jau ten pradedi galvoti, tai jau yra smerkimas, teisimas. Nereikia teisti žmogaus, tiesiog reikia priimti žmogų toks, koks jis yra. Tiesiog su visais pliusais, minusais, kaip sakoma, ir taip toliau. Gal taip labiau bus supras žmonėm. Toks patogumas supratimo. Ar būtina atleisti neištikimybę? O kas yra neištikimybė? Ar tai yra veiksmas, ar tai yra elgesys? Veiksmas, radikalus veiksmas. Ai, radikalus veiksmas. Tai realiai priklausomai, kaip jūs tai suprantat, patys gal labiau sakyčiau, man tokiu atveju nėra buvę, kad, ta prasme, neištikimybė kažkurio momentu. Nėra buvę. Taip, aš negaliu komentuoti tai vietai. Aš kiek galiu, ta prasme, kiek aš suvokiau pats. Tai būtent, kad kiekvienas žmogus yra individualus, kiekvienas priima sprendimus pagal save, ne? Tai toje vietoje ir pasirodo laisva valia. Arba tu pasirinkai taip ir tu priimi pasiekmes, arba tu pasirinkai gerą variantą ir tu nepriimi pasiekmių. Toliau gyveni. Tiek ir sakau, ta prasme, kitas žmogus, kuris patyrė, tai sakykime, ar ne, ta prasme, jam skaudu, žinoma. Bet toje vietoje irgi stovi tas dalykas. Arba tu smerksi žmogų ir tu prisimsi pasiekmes kažkokias, arba tu nesmerksi ir tu toliau pravažiuosi, susitaikysi kažkaip tai iš savo vidaus. Čia irgi dėsningumas ir kitoje vietoje, kaip mes kalbėjom. Ar viską padarysi dėl pinigų? Tai pinigai man nėra rodiklis. Tai pinigai man gali būti, gali nebūti. Svarbu ant maisto užtektų toliau, kaip nors. Bet ar visko tau pasiūlytų dabar? Nėra pavyzdžių konkretaus, bet ar viską galėtum už pinigus? Tik už pinigus beveik nieko ir nedarau. Aš jeigu noriu, aš darau, jeigu ne, tai ne. Čia, ta prasme, norėjimas už pinigus kažką daryti, tai o kam? Kam? Tai kokia tavo vertė pačio žmogaus? Ar bet ką padarytum? Nesuprantu. Bet ką, ta prasme, aš ką tik atsakiau. Kad... O kaip, gausi daugiau pinigų, daugiau maisto turėsi? Baigit jokus, ne. Man užtenka tiek, kiek aš turiu. Aš sakau, kuklus žmogus, man nereikia daug. Nes jeigu ten daug norėsi, tai tiesiog nusitemps tave visą tai į apačią. Ar pinigai pakeis laimę? Laimę savoką pakeis. Pinigai nekeičia laimės. Arba tu ją turi, sugeneruoji iš savęs, arba ne. Labai įdomus atsakymas, tai dar detaliau truputį, tai savoką pakeis, tai supaprastins tą laimę. Nesupaprastins, paprasčiausiai pasakykime aplinkybės. Jau iš laimės būnant, sakysim, sugeneravus tą laimę. Nes tu ir taip turi būti laimingas be visų tų dalykų. Kad tu galėtum užpildyti kažkokius tai spragas, kažkokius trūkumus, sakysim, nori paplaukti, kad ir paprasčiausiai su kažkokiu laivu, ar ne, ta prasme. Nu tai vat, tačiau tu turi tą laimę savį, bet tu ją praplėti. O savokos pakeitimas, kame tada? Tai savokos pakeitimas yra prieimas prie tos laimės ir jos, sakysim, generavimas labiau. Jeigu, kaip sakau, neprašysit niekieno pagalbos toje vietoje. Nes, ta prasme, dabar, jeigu jūs prašot kažkieno ten pagalbos Dievo, parašot, bet jūs nežinot, ar ten Dievas stovi kaip pavyzdys, ar ne. Jūs prašot, sakykime, gal apatinio to astralo, kaip daugelis įvardina specialistų. Aš tai vadinu to pačiu pasauliu, tik tiesiog, skirtingi lygmenys ir tiek. Tai, kaip sakau, jeigu tenais būtent į tą dievybę, sakysim, kuris apačioje tenais sėdė, ar ne, ta prasme, kreipėtės, bet jūs galvojat, kad kreipėtės tenais. Tai sakau, viršui, ar ne? O pats tu gėriui tarnauji? Taip. Mane bandė labai daug metų klaidinti. Aš jau atskiriu, kur gėris, kur blogis. Ir ta prasme, jeigu norėtų klaidinti, tai visada gali pasirinkti, nes visą laiką yra laisva valia. Arba tu tai prisileidi, arba ne.
Aš kaip sakiau, su Dievu einu, būtent to tikruoju Dievu, o ne to, kur ten traktuoja bažnyčios paveikslais ir taip toliau. Tai yra Gregoras, pačių žmonių sugalvotas, maitinamas ir taip toliau, ten, materializuojamas ir kiti ten aspektai prasideda. Bet čia jau, kaip sakau, reikėtų labiau pas teologus, labiau tais klausimais, tais gilesniais tokiais. Nes jie jau ten galėtų labiau paaiškinti jums tas struktūras, ten bažnytinės hierarchijas ir taip toliau. Ten. Bet o tos blogos jėgos, nu, pavyzdžiui, tu žinai, vat, tau padeda Dievas, tu gauni tą informaciją, bet blogos jėgos, jie pastoviai bando sumaišyti kortas. Ar jeigu vieną kartą supratai, kas yra kas, ir daugiau jie nebelenda? Ne, jie visą laiką lenda. Visada. Pavyzdžiui, kartais ateina žmogus ar ne, ar į svečius pas mane kaip pavyzdys, ar aš pas žmogų į svečius ateinu ar ne. Tai ten, sakykime, jeigu tas žmogus turi tų blogųjų kažkokiu, tai sakykime, kai aš juos vadinu parazitais, nu tai tie parazitai jau pradeda reikštis ir mano gyvenime, nes jie jau eis su manim, nes aš taigi juos matau, o jiems to ir tai reikia. Atsikratyti labai sunku, bet kaip sakau, kol gali pats, tol Dievas nesikiš. Tu gali prašyti, Dievas to padės ten iš esmės, bet, kol gali pats, nereikia klibinti Dievo. Nes jeigu tu Dievui paklibinsi, tu gali pats gauti per kaktą, kaip sakoma. Nes taigi tu žmogus esi, kuris sugeba. Tai kam tau reikia? Dar Dievo įsikišimo. Daryk, negalėsi, parklūpsi paties Dievas tada. O kol tu gali kam klibinti? Aukštesnius sutverimus. Sakysim, Dievo hierarchinė sistema ir taip toliau struktūra visa. Nes, ta prasme, paprastas žmogus, jo, jisai gal to nesupranta, bet, pavyzdžiui, kai specialistas, kuris mato, tai tenais žiaurų būna, sakykim, nes, sakykim, ir gėris gali nubausti tave už, sakysim, netinkamą veiksmą, ir blogis gali tave taip pat nubausti. Gėris nėra vien tik tais, kad, sėdėsiu ir nieko nedarysiu. Ten irgi kovoja prieš blogus dalykus, priklausomai kiek tu turi savo viduj gėrio ir blogio dar. Tai išsivalyti labai sunku po viso tokių parazitų ir taip toliau. Tuo labiau, kai aš mediumas, tai pas mane dar kitaip viskas vyksta. Ką turėčiau skaityti ir ką žiūrėti? Labai yra filmas įdomus. Konstantinas. Pasižiūrėkite, tenais yra daug tiesos tame. Na, ten būtent apie kunigą, sakykime, egzorcistą. Yra ir naujas filmas Egzorcistas išėjęs. Pasižiūrėkite. Ten labai daug tiesos yra tame. Esu dalyvavęs egzorcizmuose. Aš tame leidimus turiu irgi, tarp kitko. Tai pas mane buvo situacija su tam tikro vaiku, ten, sakykime, visuomenės dalis ir labai plačiai matė tą visą įrašą, kaip ten buvo visą tai po to ištryniau, nes tiesiog tėvai nebenorėjo, kad atviešinčiau visą tai, kas ten įvyko. Tai ten buvo, Tai aš turiu leidimus, nereikia būti kunigu, kad tu galėtum, jeigu tu turi iš aukščiau leidimą. Ten jau visai kitaip veikia. Čia tik kunigai prisima savo kažkokį lomą, egzorcizmai dar kažkas ir taip toliau. Man smalsu, kas būtent nutinka žmogui. Nu, sakysim, Ne kas vyksta, tarsi esu irgi mačiusi, bet man smalsu priežastis to. Paprasčiausias dalykas - leidimai. Kai minėjau prieš tai apie tos leidimus, ar ne, ta prasme, pasirinkimas laikas žmogus turi, bet pavyzdžiui, prašot, sakysim, kaip jūs minėjote automobilio, ar ne, ar jūs namo pasakėt, ar kolega jūsų sakė tą namą ar kažko tenais, aš dabar nepasakysiu tiksliai ten sąveikoje, bet esmė tame. Jūs galite rinktis, jūs paprašot, jums tai duos per laiką, sakysim, per pusę metų galbūt, per metus pavyzdys, ar ne, kad kūnui nepakenktų, nes kūnas bus reikalingas atitarnauti už tai. Tai leidimas. Būtent, jūs paimat visą tai, bet jūs leidimą davėt. Ir tada tos esybės gali reikštis jumyse. Ir per jūs, ir taip toliau. Šalia jūsų. Per jūsų šeimos narius. Per vaikus ypatingai. Arba senus žmonės. Tai nesmė, ne vaikas kažko prašo, greičiausiai aplinkiniai artimieji. Taip. Tai vietoj taip. Taip, nuskambėjo plačiai. Per TikTokus, per YouTube'us buvo įkelta mano Facebook'o profilį. Nežinau, gal dar yra, aš gal pademonstruosiu jums vėliau, jeigu dar turiu tenais. Tai įrašą, biškį. Aš turiu specialius 2 žiedus. Man iš aukščiau jie atėjo ten, tai toliau. Vienas yra būtent bažnytinio egregoro, kitas yra, sakykime, ten tamsos.
sakykime, aspektų ten dirbti. Turiu dar kai kurius dalykus, tiesiog atsakau. Tai vaikas ten pradėjo šaukti realių fonų. Ta prasme, ten pradėjo matyti tenais, taip toliau tenais, ten dar kitus dalykus. Išsigąsti, taip toliau, ten daug dalykų buvo. Ten jį dalinai buvo paveikę jau, toj vietoje. Tai yra buvę ir su kitais žmonėmis irgi esu atlikęs kai kurios dalykus. Aš prieinu, man užtenka prieiti, padaryti kai kurios aspektus, ta prasme, ten jau sustingsta vietoj žiūri, ta prasme, taip pat tos, sakysim, esybės jau per žmogų žiūri tave, viskas, netakis pasikeitė, spalva net pasikeičia, būna kitokio lygmens, būna tiesiog kraujas pradeda iš nosies bėgti ir taip toliau. Čia ne fantastika, čia realūs dalykai. O kaip jūs atėjote iki to, kad tam vaikui reikalinga šitą ceremonija, nežinau kaip teisingai pavadinti? Per TikTok aš darau laivus, kaip pavyzdys, tai vat, žmogus atėjo, sako, su mano vaiku kažkas yra blogai. Gerai, sakau, ten ką reikėjo padarėm, tiesioginė transliacija. Ką reiškia blogai? Ką reiškia blogai, aš tai pakomentuosiu, tai būtent. Tiesioginiai transliacijoje aš darau, vat, sakysim, tas konsultacijas visą laiką, kad žmonės visi matytų būtent kaip viskas vyksta ir taip toliau. Neslepiant nuo visuomenės akių visą tai, kad tai yra realus specialistas, ne kažkoks tai, ten, sakykime, šarlatanas ir taip toliau. Tai vad būtent, žmogus atėjo, atsiuntė savo vaiko nuotrauką, aš jau pamačiau, kad ten yra esybė. Aš po kelių dienų nuvažiuoju iki to žmogaus, nes, aš jau kaip ir paliepimą gavau, kad man reikia ten važiuoti. Viskas, nuvažiavau, mes ten susitikom, aš jau išlipęs iš mašinos, matau, kad tam prie to vaiko jau kažkas tenais, neaiškaus ten, jau matos figūra kažkokia tai. Gerai, sakau, apsisuk, sakau, man ten taip. O ten pasirodo, žmonės buvo nusipirkę namą, kaip pavyzdys. Tam name dėjos labai blogai dalykai, gertokliavimai, landinė, sakykime, tiesiai šviesiai. Tai viso ko reziumė, tai, sakykime, tėvai toj vietoj nebuvo visiškai kalti, gal kalti buvo todėl, kad jiems buvo įspėta išsikraustyti. Tos pačios esybės norėjo, kad jie išsikeltų. Tai ir vaikui ir kliuvo už tai, nes vaiką lengviausiai valdyti. Vaikui, pavyzdžiui, pasiūlys, sakysim, bet kas, atėjęs žmogus saldainį, imk saldainį, vaikas nepagalvojęs gali paimti, kaip pavyzdys. Todėl nereikia iš nieko imti. Duoda, pavyzdžiui, svetimas žmogus kažką. Jūsgi nežinot, ar tas žmogus valdomas ar nevaldomas kažkokiu tai esybių. Geriau, kaip sakau, šeimos nariai tegul nuperka ir tegul žinot. O ne, kad iš svetimo žmogus negalima, nes leidimai jau duoti. A kas kart didėja tie leidimai, didėja potraukiai, ypatingai jeigu vaikas iš svetimo žmogaus gauna, sakykime, pinigų kažkokią sumą, pavyzdys, ne dovanom duoda, tai vaikas taigi gali ir atsispirti, ar ne tam, jeigu jis yra, sakykime, aukštesnio suvokimo, pats iš savęs, sakysim, domisi kažkokiais dalykais ir apskritai. Kur problema išsikrausti, aš netaip supratau istorijos. Tai vad būtent, tos esybės nenorėjo, kad niekas gyventų. Tai būna jau. Aš po to su tom esybėm ten pradirbau ir taip toliau, ten jos pasakė visą kitą. Ten pasirodo pasitvirtino, ten taip toliau. Bet savininkas pardavinėjo tą namą? Tas savininkas nepasakė tiem žmonėms apie tai, kaip pavyzdys. Nepasakė. Ten, kaip sakau, ten jie išsikėlė, ten taip toliau tenais kaip buvo, bet, kaip sakau, teko atlikti būtent išvarymą iš esmės, jeigu taip žmonių kalbant. Tai vad sakau, pačios esybės kontroliavo tos žmonės. Tie žmonės įsikraustė, viskas okei, tas namas tapo negyvenamas, bet to, kas buvo vaikui, pradėjo kirsti tos esybės. Kaip pamoka čia buvo tėvams, kad nedarytų tokių dalykų. Ar karas yra gėrių ir blogio kova? Ar grinas blogis? Nei viena, nei kita. Nei viena, nei kita čia. Čia labiau, sakysim taip, jėgų žaidimas. Čia jau jėgo žaidžia ir tiesiog kaip figūra stumdo tam tikrus asmenys ir viskas. O ten tai jau pasiekmė karas. Čia dėl, kurie miršta jau kare žmonės, žinoma, gaila jų, bet tos esybės, kaip sakau, minta tą energiją. Tai iš kur jums daugiau išgyventi? Jis kartais padaro tokius dalykus, čia ne taip viskas yra paprasta. Kad miršta žmogus, tai siela, tai kiek jinai gali iš savęs, jinai pasiima su savim energijos iš kūno. Visa kita energija tai lieka. Tai va toj vietoj, tos visos esybės puola prie to negyvo kūno, siurbia tą energiją, o kaip kitaip joms išsimaitinti, išlikti. Tai va taip yra. Ar šiuolaikinėme pasaulyje yra vietos vilčiai, tavo nuomonė? Vietos kam? Vilčiai, viltis.
Daryti gerus darbus reikia, o nesivilti. Gerus darbus tyliai. Nepasigiriant, kad va, aš tą padariau. Kaip pavyzdys. Nes kuo daugiau, sakykime, taip žmogus girisi, va, pavyzdžiui, aš paaukojau kažkam ar dar kažkaip. Padarot dėl savęs tyliai, nereikia puikuotis. Nes čia jau gaunas, kaip sakau, nuodėmė. O viltis ir puikuotis, kaip suprantu. Tai čia viskas prie tą pačią prieina. Darbais jau, ne vien tik žodžių, kad viskas gali būti gerai. Darbais jau čia viskas eina. Kad ten vilsitės ir taip toliau, jo, gražus procesas, bet kur tai nuves. Ar kada buvai įsimylėjęs? Buvau. Kaip tu sakai, aš tave myliu? Taip kaip ir jūs sakot. Pirmas išdrįsdavai? Jo, Ar laukdavai? Ne, aš pirmas visą laiką sakau. Padovanokime vieni kitiems po vieną komplimentą. Padovanot, sakot, komplimentą. Dovanot komplimentų nereikia. Reikia Pasakyk. kaip sakau. Graži šypsena pas jūs. Pradėkime nuo to. Ačiū, man gražus jūsų balsas. Ačiū. Sakau, kaip yra, ne tiek iš savo perspektyvos, tiek bandau pateikti, kad visuomenė suprastų, nes kartais gali, sakykime, visuomenė nesuprasti visos tos informacijos, ką aš turiu būtent galvoje, ar ne, ta prasme, jeigu aš kalbėsiu, sakysim, iš kito lygmens, nes, sakysim, ne kiekvieno lygmuo yra toks aukštas, tik dvasiškai, sakysim, ne, iš savo kūno, būtent savo dvasia. Tai nėra toks aukštas, kitas yra, sakysim, mažiau mentališkai atidirbę save. Tai jis ir nesupras, jam reikia kuo mažiau duoti informacijos, bet tikslingai, paprasčiau, kitaip sakant. Nes, kitaip kas iš to, ta prasme, jeigu ten kalbėsim aukštom, sakysim, kažkokiom tai frazėm ir taip toliau, ta prasme, žmogus paprastas žiūrėdamas nesupras to. Pademonstruoju, jeigu reikia, žinai, ir viskas tada jau kitaip kalba. Svarbu, žinai, žmoniai reikalingas gal kažkoks pranašas, ne, kaip pavyzdys. Labai daug yra netikrų pranašų skelbintis, kad tai yra, sakysim, būtent taip, ne kitaip ir taip toliau. Pats žmogus turi jaust savim, kas yra tikra, kas yra netikra, kur yra, sakykime, nesąmonės, kur yra sąmonė. Ir ne tik gal save, statant save į kampą, kaip pavyzdys, ir iš šono žiūrint, ar čia galėtų tai būti ar negalėtų, bet dažnu atveju žmogus pritingi toj vietoj. Koks žmogus dar? Kitas gali suprasti, kad ir po vieno sakinio, kitas gali taip ir 10 metų nepakakti to sakinio iššifravimui, nes jam nėra skirta sužinoti to tada ir tuo metu, kada buvo kalbama. Taip yra. Ar reikia mylėti žmogų, kuris yra vertas meilės ar nevertas meilės? Mes visi esame verti meilės, visi, absoliučiai. Dėl vienos priežasties bent jau mylėti žmogų reikėtų, bent jau stengtis, kad žmogus turi ryšį su Dievu per save patį. Ne per bažnyčias, ne per niekur, per save patį. Tiesiog dėl tos priežasties reikėtų mylėti. Bent jau reikėtų. Nes, sakau, daugelis žmonių tą meilę gal supranta kitaip, savinimusi. Bet kaip sakau, kiekvienam tai yra suteikta ir kiekvienam skirtingai suvokiama. Jeigu jūs išpažįstat Dievą, kaip jau išpažintumėt, ar taip kaip aš sakau, ar per bažnyčias, ar dar kaip kažkas kitas pasakytų, ar ne, išmokti, suprasti, kad jam ir tai bus atlyginta jau už visus tos dalykus, ką jis padarė. Bet jeigu jūs nuteisit anksčiau laiko tą žmogų, kad jis padarė tą dalyką, ne? Kad ir kaip šlykščiai tai bebūtų, kad ir kaip baisiai tai bebūtų, ar kaip ir tiesiog vaizdų, kraupių ir taip toliau, ar ne? Veiksmais. Neteiskit, nes patys nuteisit, patys ir sodinsit jį, kaip sakoma. O po to jūs jau sodins už tai. Jūs jau atliekat kitų funkcijas iš aukštesnių ten, kaip sakoma. Nereikia teisti jo. Čia paprasčiausiai izoliuoti nuo visuomenės, aš sutinku. Izoliuoti nuo visuomenės. Ir ta prasme, bet kai visuomenė pradeda smerkti, teisti, tai ta prasme, jūs jį to pačiu ir išteisinat. Čia labai paprastas dalykas, nuplaunat jau tą visą skriaudą. Bet ten jau kiti dalykai prasideda. Kaip sakau, ne jūsų
paskirtis yra teisti, ne jūsų paskirtis yra smerkti, už jūs jau tai padarys, kam jau reikės ten iš aukščiau chebrytę kur sėti. Nereikia galvot, kad esam visagali ir mes viską galim padaryti. Nes kad mes turim fizinius kūnus, tai nereiškia, kad tie kūnai amžini toje vietoje. O toliau jau palikė Dievui spręsti, kas kaltas, kas nekaltas, kodėl kaltas ir kaip. Prieina prie tavęs poetesė Solomonova ir klausia, ar meilė bus visavertė be skausmo? Skausmas ir meilė. O kodėl skausmą reikia priskirti prie meilės? O kodėl meilė prie skausmo? O kodėl reikia bendrai galvoti, kad skausmas be meilės neegzistuoja? Ar atvirkščiai? Labai paprastai. Mylėkit, bet nesisavinkit skausmo to pačiu. Savo programą žmonės paleidžia, kad jeigu įsiskirsiu, man skaudės, jeigu taip ir taip bus. O kaip pavyzdys būna. Sako, aš bijau skirtis, nes man čia po to skaudės, man bus blogai. Nors žmogus žino, kad jam bus geriau, ne? Bet programa jau veikia, kad bus blogai ir būna blogai toje vietoje. Tai kaip sakau, skausmas nėra meilės rūšis, bet pamilti skausmą galima taip pat. Tai taip pat yra jausmas, kurį jaučiam kiekvienas žmogus, vienokiu ar kitokiu atveju. Kad ir paimkim, persibrėži ranką, kaip pavyzdys, jauti vis tiek nemalonumą, tai irgi skausmo rūšis. O išsimylėtą skausmą irgi galima, bet kaip sakau, čia labai praraja didžiulė yra toje vietoje. Nuo ligoto mąstymo ir sveiko mąstymo. Nes vienas gali mylėti skausmą ir tapti psichopatu, ne? O kitas gali mylėti skausmą ir stengtis, kad nebejaustų to skausmo tiesiog, iš savęs, kad tiesiog, žinau, kad skauda, bet ką su to daryti, tai yra mano jausmas, tai yra mano viltis, būtent, kad tiesiog, kaip sakau, įsibrėžia, numyliu tą skausmą, nes aš jį jaučiu. O jeigu aš jo nejausčiau, gal aš nebūčiau to patyręs, jeigu dar čia paprašiau taip ištraktuoti. Gal mūsų pasaulis yra taip sutvertas, kad nieko be skausmo nevyksta šitam mūsų lygyje, žmonių lygyje. O kuris bandė suprasti skausmą, patį kaip jausmą, kuris žmogus bandė suvokti? Būtent skausmą, tą jausmą suvokti. Kodėl jaučiamas tas dalykas? Ne pašaliniais dalykais, o tiesiogiai kaip jaučiamas yra tai. Kodėl jaučiama? Ir nesakykime kūno procesais, o sakykime dvasinių ryšių. A kuris bandė taip suvokti? Ir tiesiog pateikti visą tai atsakymus. Tai yra jausmas, bet kodėl niekas nebando jos suvokti? O gal ir maža visuomenės dalis bando? Tai pirmiausia reikia suvokti tą jausmą. Čia kai turi laisvo laiko, 5 minutės bent jau skirk savo būtent suvokti tą jausmą. Kas čia per jausmas? Kodėl tas jausmas yra juntamas taip stipriai? Ir kiekvienu, sakysim, elgesio modeliu, ar ne, ta prasme, įsimylėjimų, ten dar kažkokiu tai aspektu, džiaugsmų, praradimų kažkokio, ne. Skausmas tai skirtingas. Tai tai vietai pamėginti suvokti, kodėl būtent tas skirtumas yra. Ir nesisavinant nieko daugiau, tik tą jausmą. Nes tas jausmas iš tavęs eina. Tai tai vietai pagalvoti reikėtų labai stipriai žmonijai ir suvokti tą jausmą. Nes jeigu žmogus nesuvokia to, tai apie ką jis gali toliau klausti toje vietoje. Jam neįdomus yra jis pats, kaip sakoma. O jeigu jisai domėtų savim, jis suprastų daug dalykų. Kaip pavyzdžiui ir meilė. Sako, meilė turi rūšis, ne? Kaip tu myli savo, sakykime, artimuosius ir kaip tu myli kažką kitą žmogų kokį nors, kuris tau ateina į tavo gyvenimą. Čia geras pavyzdys, kuris pasako, kad yra rūšis. Būtent supranti, tai toje vietoje supranti ir reikia suvokti, kas tai yra iš tikrųjų ir iš kur tai kinta. Kodėl tai turi kisti, o kodėl negalima mylėti visų vienodai. Ir tą meilę dalinti su visais vienodai. Kodėl? O tai vietoje čia yra filosofinė dilema. Kaip sakau, kertinis akmuo filosofijos. O ten, žinok, tėvams bus meilė, o jeigu moteriai, tai jau ten bus nebe meilė.
jauti kažkokį erotinį jausmą. Va toje vietoje, žiūrėk, toje vietoje labai paprastas dalykas yra, ne? Kas kokias ribas nusibrėžia, tas taip ir turės. A kodėl negalima išlaisvinti visų jausmų, kad tai tamptų vienetu? Tiesiog. Toks, koks tu esi fiziškai ar net, kaip sakau, nuaugęs va vyras ar ne, kaip pavyzdys, ne? Tai va, taip pat savo emocinį foną ir jausmus išlaisvinti. Kodėl tu to negali, kad būtų vientisa viskas? Kodėl? A kodėl reikia skirstyti, pavyzdžiui, aš tą mylėsiu mažiau, aš tą mylėsiu daugiau? Bet tu pats pasiūlyi meilės rūšis. Čia kaip sakau alternatyva, matai, čia va, iš visų pusių gali visą tai žvelgti, bet esmė ta pati lieka. A kodėl reikia skirstyti iš viso? Aš pats uždaviau ir to pačiu, va, kaip sakau, parodžiu, kaip yra. Tokia gamta, taip, tokie įstatymai sutverti. A kas tai sugalvojo? O toje vietoje kas? Argi ne patys žmonės, a net toje vietoje va tenais? Tu pasiūlyi instrumentą, jausti, pajaus savo jausmą, ir suprask. Bet jeigu aktas, nu, tai jau nebe meilė. O tai kodėl mes privedam prie viso to, prie lytinio akto? Mes kalbam apie emocinį foną būtent. Ne, tai gerai, mes, va, čia jau skirstimas prasideda, ne? Taip. Bet tai jau kas tai skirto? Pats žmogus. Jausmas, vidinis jausmas. Bet pats žmogus visą tai skirsto. Intuicija. Pas tavę intuicija, tu taip traktuoji, ne? Ir tu pasiūlai. Aš tau tik kaip pavyzdį daviau, kad tu suvoktum, kas tai yra, būtent kodėl reikėtų visą tai. O ne todėl, kad, pavyzdžiui, išskirstyti, išskaidyti ir taip toliau. Kuo daugiau skaidysi, tuo daugiau, įsakau, į lankas nueisi. Nes, sakysim, vienas be kito vis tiek egzistuoti negali, ne? Vat kaip sakau, žinai. Ir kaip sakau, jau dabar jau 4 kryptis, netgi 5, vat, grinai gaunasi. Tai aš kaip už teigiamą dalyką užsikabinau, tu pasiūliai, sakai, tėvams meilė žmogui ten, moteriai. Ir iš karto atsirado skirtumas. Bet vat matai, a kodėl viskas skirtingai? Kaip ir minėjau pradžioj. Gal kitaip negali būti. O kas tai pasakė? Pats žmogus. A ne? Ta pajautęs. Ta pajautęs, gerai. O tai kodėl žmogus tada neišlaisvina, kad būtų visuma? Taip pat kaip kūnų stovi, tai būtų ir jausmai. To nereikia, taip neveikia. Taip nesutverta. O kas taip sakė? Intuicija. Intuicija. Ernestai, jeigu tu rašytum knygą apie meilę, kaip ji prasidėtų? Pirmas sakinys. Kas būtų, jeigu būtų? Kas nebūtų, jeigu neįvyktų, ne? Bet paprasti dalykai. Va čia, kaip sakau, filosofinis sakinys pakreiptas iš visų krypčių. Čia nereikia galvoti, kas būtų ir taip toliau. Ne? Čia paprasčiausiai žmogus pats turi suvokti visą tai. Kas jam yra tas buvimas savimi, tuo jausmu. Perjaus tą jausmą ir tą jausmą jaus kasdieną, sakykime. tą patį brandolį, kad tu egzistuoji egzistencijos prizme. Tai aš manau ir yra meilė. Kaip sakau, pagalbų nieko nekainuoja. Visiškai. Aš neįmu iš nieko, kam reikia pagalbų, žinai. Ir kaip sakau, svarbu pats žmogus norėtų, kad jam kažkas padėtų. Tai vat, tom ir pabaigim. Viskas tik prasideda.